Kas 28 dienas, jinai tiesiog nepyksta, kada pas ją PMS, todėl aš nežinau, kokia mėnesio diena. Čia vadinasi ovuliacinis periodas. Tai būna... Sakyčiau, vaikas, davai, žaidžiam. Vidurį maždaug ciklo. Šitą periodą aš tikrai žinau. Tiesiog atsidarius tas durelės ir iš tenais pavarot. Jie sako, O kaip košė? tai kaip aš energijos gausiu? Mes tai net Tu negalim. žinai, kokiam strese moteris gyvena? Tu žinai, kokiam strese gyvena? Tu žinai, kai tu kokiam galvoji, mes strese gyvenam? Jūs... Mums sąskaitas reikia apmokėti. Beje, kada pas jūs PMS, aš girdėjau, aš ne iš savo praktikos, bet kad aš girdėjau. Kada pas jūs PMS, jūs galite, man atrodo, pasakyti vieną frazę ir jūsų vyras atrodo greitai ir jūs supranta. Vat vienu žvilgsniu tiesiog. Ir ta blemba taip kažkaip savimi didžiuojas. Aš padariau, blemba, buvau tokia tinginė, bet susėmiau, kartu su susijęs 15 minučių. Kaip davėm tiem riebalam, jomajoj, maža nepasirodys jiems. Dabar yra lemtingas posūkis jūsų gyvenimas. Labas, mano mielosios moteris. Mes šiandien susirinkom nuostabiam seminarui. Mes šiandien kalbėsim apie 5 labai svarbius ritualus. Aš manau, kad ritualai tai padaro būtent kiekvieną jūsų iš pradžių dieną, po to savaitę, po to mėnesį, po to metus, po to dešimtį ir turbūt visą gyvenimą. Ypatingai tie ritualai, kuriuos jūs taikot savo noru ir būtent tų ritualų dėka, sakykime, gimsta ir įvairiausios tradicijos, šeimos tradicijos ir sveikatingumas ir jūsų sveikata ir taip, kaip jūs atrodot ir taip, kaip jūs jaučiatės ir tas noras, sakykime, gerai prasme nuversti kalnus, aš manau, kad visa prasideda nuo ritualo, po to prasideda įpročiai ir po to jau gyvenimiškas rezultatas. Aš pasakyčiau, kad ritualai tai yra magija, nes jų dėka galima sukurti norimą atmosferą, norimą energiją. Ritualų dėka galima sukurti realiai save. Taip, ir mes šiandien pakalbėsim apie top 5 ritualus, kuriuos mes atliekam kiekvieną dieną kartu su žmona ir su Richardu. Dabar mūsų sūnui jau beveik 6 metai, jisai prie tų ritualų jau yra pripratęs ir pas mus jie yra gan įdomus tokie, tai šiandien papasakosim apie tai jums, kokie yra mūsų dienos ritualai, kurie padeda mums gyventi ten, kur mes norim. Mes šiuo metu gyvenam Kalifornijoje, Los Andžele, saulėtoj Kalifornijoje ir džiaugiamės gyvenimu, auginam sūnų. Padedam jums, mielosios moteris, pasiekti gerų rezultatų, tai yra sulieknėti, sustiprėti, sustangrinti kūną, pakeisti savo mitybos įpročius ir tai darome jau gan sėkmingai nuo 2012 metų. Aš padėjau šiek tiek anksčiau, po to Anastasija prie manęs prisijungė, mes abudu esam diplomuoti treneriai, išlaikėm licenzijas ir padedam žmonėms, iš pradžių padėjom sporto klubuose, dirbant dar ir gyvenant Lietuvoje, bet po to, kadangi visas pasaulis jau persikraustė į online rinką, tai mes pradedam jau nuo 2021 metų sausio mėnesio jums, mielosios, būtent internetu dėka pasiekti gerų rezultatų. Ir tai yra nuostabu, nes tokiu būdu mes realiai galim pakeisti ir pasiekti lietuviškai kalbančių žmonės iš viso pasaulio. Visiškai nesvarbu, kokiam pasaulio krašte jūs randatės, mes galim jūs pasiekti ir galim padėti jums keisti savo gyvenimą, keisti savo emocijas, keisti jūsų savijautą, keisti tiesiog save. Taip, ką mes dabar ir padarėm, kažkaip mes jūs pasiekėm, jūs įsijungėt mūsų video ir žiūrit, aš labai tikiuosi, kad jūs gausite šiandien naudos, nes mes iš tikrųjų labai pasistengėm ir kaip vis tą bandom padaryti ir darom tokias prezentacijas, kad jos būtų praktinės ir kad jos būtų naudingos. Nes tiesiog jūs pasižiūrėt, sakykime, 30 minučių, kaip savotišką filmą, serialą arba kažkokią tą laidą. Mes visada stengiamės padaryti tokį seminarą, kur jūs žiūrit ir iš karto suprantate, šitą aš galiu integruoti į savo gyvenimą, šitą galiu pradėti daryti nuo rytojaus, kažką galiu pradėti daryti nuo kitos savaitės, o kažką galiu netgi pradėti daryti čia ir dabar. Taip kad labai tikiuosi, kad jums šiandienos mūsų seminaras patiks. Dabar pasižiūrėkite į ekranus, mes trumpai pasidalinsime tuo, kaip ir kokius rezultatus pasiekė mūsų nuostabios klientės. Turėkite omeny, kad mūsų logika arba mūsų moto yra, mes niekada nesinaudojam patys alinančiom dietom, niekada savo klientim to neprirašom ir jokios sporto salės. Teisingai. Buvo laikas, kai aš bandžiau šitas dietas, alinančias dietas, kraštutinumai buvo mano gyvenime ir sporte ir dietose, bet aš supratau, kad tai yra blogai, kad tai kaip tik mane gadina. Aš kitaip pradėjau žiūrėti į mitybą, aš nekęsdavau sporto, aš supratau, kad tai nėra sveikas gyvenimo būdas, apie kurį visi kalba. Sveikas gyvenimo būdas tai yra gyvenimas be kraštutinumų. Tai kai tu savo gali leisti viską, kai sportas tau yra į malonumą, kai mityba tau yra į malonumą, kai tu gali susirinkti su šeima, atšvęsti kažkokias tai šventes, kai tu gali nueiti su draugė į kavinę, atsigerti kavos, suvalgyti desertą, kai tu tiesiog savęs nevaržai be kraštutinumų. Ir aš atradau tą balansą, mes atradom tą auksinį viduriuką,
kuris veikia. Veikia mums ir veikia visiems mūsų klientams. Taip, ir dabar ekranuose jūs matot ir matėt, prieš tai žiūrėjot mūsų klienčių rezultatus, būtent jos pasiekė tokių rezultatų, būtent mūsų programų dėka. Sportas, mes prirašom sporto programas, sukūrėm, kurios yra pritaikytos namų sąlygom. Jeigu jūs norite sportuoti, sporto klubuose jūs galite tai padaryti, bet mūsų visada yra logika ta, kad jūs sportuojate jums patogių laikų, jums patogių vietų, tai yra namuose. Apsirengusi taip, kaip jūs norite. Nereikia kažkokių tai brangių drabužių, labai madingų drabužių arba brangių sportbačių. Vien sportbačiai dabar kainuoja minimum 100 eurų. Maikutė kažkokia tai tamprės, timpos, dar kažkas dar 100 eurų. Ir pasižiūriu, kad vien tam, kad nueiti į sporto klubą, reikia 200 eurų. Plus ten kažkokie tai žvilgsniai, abonementas, kelias pirmin atgal, laiko gaišimas, kažkokie tai keisti žvilgsniai, nes atėjai pirmą kartą į sporto salę, visi kažkaip kreivai žiūri, atrodo visos pasportavusios, visos stangrios tokios ir pasitempusios, o jūs atrodo viena tokia, atėjote kažkokie tai visiškai ne prie ko, kaip sakoma. Nes mes visada moteris mėgstam save nuleisti žemiau visų kitų. Taip. Visi atrodo, wow, kaip gerai, bet pas mane tai čia pilvukas, tai čia rankos, tai čia dar kažkas, nors iš tikrųjų tai gali būti visiška netiesa. Būtent todėl mes sukūrėme programas namuose, plus mūsų mitybos planai, vėlgi be jokių alinčių dietų, mes valgom patys viską. Jeigu sekate Anastasiją Instagram'e, turbūt matėt, kad mes valgom ir pizzas, ir burgerius valgom, ir kebabus, viską valgom, bet mes suprantam, ką reikia padaryti, kad svoris neaugtų, kaip reikia tinkamai pasportuoti 15 minučių per dieną, kad sudeginti tuos suvalgytus burgerius, kebabus, pizzas ir visą kitą, ir kaip geruoju maistu paskatinti savo organizmą gauti energijos, subalansuoti hormonų turimą disbalansą, kaip duoti tinkamos energijos, kad nebūtų taip, kad pavalgai ir po 30 minučių nori miegoti. Atvirkščiai turi būti, pavalgai ir turi energijos. Buvo tai pavalgai ir, aš miegučiu. Ne, taip neturi būti. Mes pradedam, bet prieš tai mes turim su jumis susitarti, nes mes esam pasiruošę smarkiai šiandienos mūsų seminarui ir informacija, kurią pasidalinsim, bus praktinė jums, bet mes turim su jumis turėti 3 taisyklės. Tai labai paprasta. Dabar paspauskite, prašau, like. Mums avansų prašau, uždėkit like. Labai reikia palaikymo. Ir būtinai pasidalinkite su draugėmis. Dabar užtaiginkite draugės, nusiųskite šią nuorodą draugėm, nes mes pradėsim už kelių minučių, jūs dar turite tikrai tas 30 sekundžių. Paimti nuorodą ir tiesiog nusiųsti savo geriausią draugį, pasakyti, žiūrėk, galbūt ir tu galėsi padaryti šitos ryto ritualus, dienos ritualus, vakaro ritualus ir pakeisti savo gyvenimą. Ir be abejo, jeigu mes jau pradedam ir jeigu jūs esat pasiruošusios, būtinai parašykite komentaruose. O dabar parašykite tiesiog tas 5 raidės, žodį varom. Parašykite varom ir mes pradedam šiandienos mūsų seminarą. Pradėsim turbūt nuo ryto, ane? Papasakok, prašau, apie rytinius ritualus, tu esi rytinis žmogus. Ryto ritualai, aš manau, kad tai aplamai yra magiškas laikas, kai moteris, ypatingai moteris, turi skirti savo tą laiką. Turi susikoncentruoti visai dienai, bet tai yra truputį sudėtinga padaryti, kai tu turi šeimą, turi tam tikrų rūpesčių, todėl galbūt reikėtų truputį anksčiau atsikelti tam, kad šviesiu protu skirti tą laiką savo. Man labai patinka rytą pradėti nuo mano mėgstamos arbatos, kuri mane energizuoja. Mes jau prieš kelis metus pakeitėm kavą, kavos gerimą rytinį į puer arbatos gerimą. Taip. Tai yra kažkokia tobula arbata, realiai, kuri taip energizuoja gerai ir tai yra labai gera arbata, kuri išvaro visus toksinus, visas nereikalingas medžiagas, absoliučiai. Apie puero arbatą aš pirmą kartą išgirdau turbūt kokiais 2017 metais, mes kelis kartus buvom atsigėrę, bet toks kažkoks žemės skonis mums nepatiko. Aš nežinau, Lietuvoje, kurią mes prieš tai buvom atradę, kai tik sužinojome apie tą arbatą, aš bandžiau ją gerti ir man jinai buvo neskani. Bet paskui po kelių metų, kai mes jau iš Ispanijos buvom grįžę į Lietuvą, mes atradom, žiūrim, kad ta arbata yra gera ir visa paslaptis yra, kad reikia ne su cukrum gerti. Ne, cukrų, ne. Kai tu dedi agavos sirupą į arbatą, tai iš vis tobulas skonis. Aš jums papasakosiu trumpai apie puero arbatą iš kitos pusės. Puero arbata tai vienintelė arbata, kuri turi daugiausia aminorūgščių savyje, kitaip tariant, padeda atsistatymui jūsų organizmo. Taip pat, kaip ir Anastasija minėjo, daug kitų veiksmingų medžiagų turi. Ir svarbiausia, kad kofeinas, kuris yra puero arbato ir iš vis arbatose, bet puero arbato jisai tiesiog yra labiau koncentruotas, jo, sakykime, yra daugiau. Tai puero arbatos puodelis prilygsta maždaug vienam kavos puodeliu, ne? Bet kavos puodelį, kada jūs išgeriat, maždaug po 30 minučių, prisiminkit, jūs iš karto maždaug po pusvalandžio, jūs varote tiesiog į tualetą, jūs norite
eiti į kambarį ir tenai, sakykime, viską paliekat, ne? Ir gaunasi taip, kad atsigėrėt kavos, atrodo akimirksniu, gavo tą pliūpsnį energijos didžiulį. Ir po to po 30-40 minučių į tualetą nuėjot ir žiūrit, kad ta energija jau kažkur dingo ir vėl norisi tos kavos gerti. Puer arbata daro kitokį dalyką, jinai jums suteikia tos energijos palaipsniui. Pas jūs nebus tokio didžiulio šuolio. Išgėrėt ir atrodo iš karto, žinokit, bėgsit kažkokį sprintą arba maratoną. Puer arbata atvirkščiai jūs labiau tonizuoja. Kodėl yra sakoma, kad arbata būtent neenergizuoja, bet tonizuoja, reiškia, įvaro jūsų tokį tonusą, ne? Jūs pamažu gauna tos energijos ir ta energija, jinai tęsiasi maždaug gerą valandą. Ir kas svarbiausia, nebūna taip, kad jūs atėjote į svečius arba kažkur važiuojate automobiliu, atsigėrėt kavos, plempa, reikia degalinę kažkur užvažiuoti, nes į tualetą varo, nes išvaro skyšius kofeinas. Puer arbatoje yra kitoks kofeinas, jisai nevaro skyšius iš jūsų organizmo ir energizuoja kitaip. Pasakysiu netgi daugiau, mes kada darom podcastus čia Amerikoje, aš visada pateikiu savo svečiams puer arbatos, dar ne vienas nebuvo iš 70 svečių, kas pasakytų, aš žinau, kas tai yra per arbata. Niekas apie tai iš anksto nežinojo, neragavo gyvenime ir kada mes pavaišinom, jis sako, kas čia per arbata, aš noriu dar skanu ir dar tonusas toks ir geram pokalbiui taip nuostabiai nuteikė, kad pamiršit, žinokit, visus energetikus, kavą ir visą kitą. Gali kažkas pasakyti, aš esu kavos žmogus, būtinai paragaukit, tik tai pabandykit. Man, pavyzdžiui, iš ryto yra sunku pabusti, man reikia laiko, kad aš atsibušiu ir pradėčiau kažką mąstyti, eiti, galvoti, daryti, atsakinėti normaliai klausimus, kad mano smegenys įsijungtų, man reikia šiek tiek laiko. Ir vat kai aš prabundu, mano vyras atneša man puodelį arbatos į lovą. 15 metų kartu, turėkite minėti, čia yra paslaptis laimingų santykių. Aš guliu, gurkšnoju tą arbatą ir aš rimtai jums sakau, aš jaučiu, kaip aš palaipsniui pradedu busti. Ir taip, realiai, įvaro į tą tonus. Bet įdomiausia, kad mes jums jos neparduodam. Mes neprekiaujam ją, mes neturim jums kažkokios tai nuorodos pasidalinti. Mes tiesiog dalinamės realiai tuo, kas mums veikia. Taip kad būtinai išbandykit puer arbatą. Taip pat, man atrodo, vienas svarbiausių dalykų yra tiesiog iš ryto atsibudot, iš karto užvirėt vandens, kad pasidaryti jūsų mėgstamo gėrimo ir būtinai padėkokit Dievui už tai, kad tiesiog šiandien atsibudot. Už tai, kad jisai jūs šiandien pažadino, kad atmerkit akis, nes iš tikrųjų pasaulyje kiekvieną dieną neatsibunda milijonai, aš turbūt pasakyčiau, žmonių, kažkas tiesiog sapne sustojo jų širdis, kažkam ištiko kažkokios tai problemos. Lygiai taip pat prieš daug metų, dabar jau prieš 10 metų, kadaise tiesiog sapne pas mano mamą sprogo kraujagyslė galvoj ir įvyko insultas ir jinai daugiau nepabudo. Būtent todėl aš kiekvieną dieną tiesiog pabudus, aš padėkoju Dievui už tai, kad jisai mane šiandien pažadino, nes iš tikrųjų kažkokiu tai būdu stebuklingų. Vieną akimirką tu tiesiog mėgi ir vieną stebuklingą akimirką tu pramerkiai akis ir nesupranti kas, kodėl tu taip atsitiko. Atrodo, niekas tavęs nežadino, nei kažkokie tai garsai, nei šeimos nariai, niekas, bet tu tiesiog atsibundi ir viskas. Aš manau, kad aš esu įsitikinęs, kad tai yra būtent Dievas, jis žadina kiekvieną dieną kiekvieną iš mūsų ir aš esu labai už tai dėkingas. Iš tikrųjų, tai yra labai gilus dalykas, mes su jumis dažnai pagaunam save ant kokio nors negatyvo, kad mums kažkas nepatinka, kad mes kažkuo esam nepatenkinti, kažkas mus sunervavo, suerzino, dar kažkas. Koncentruojamės į negatyvą, bet labai dažnai pamirštam apie paprastus, labai svarbius dalykus. Taip, kaip padėka Dievui iš pat ryto už tai, kad tiesiog prasidėjo nauja diena, saulė vėl šviečia, galbūt dangus ir yra apsiniaukęs, bet saulė tai tikrai vis vien tenais yra, jinai šildo. Ir jūs atmerkite akis, o po to pabunda jūsų artimieji, padėkokite Dievui už tai, kad pažadino ir jūs. Ir vat jūsų ten šeima susidaro iš 3, iš 4, iš 5, pavyzdžiui, narių, ne? Visi pabudo ryte, visi jau prie virtuvės stovi, laukia arba gėrimo, arba pusryčių. Padėkokite Dievui už tai, kad pažadino kiekvieną iš jų. Kad kiekvienas iš jų šiandien tiesiog atsibudo ir viskas. Trečias punktas, važiuojam toliau. Man atrodo, vienas sudėtingiausių punktų. Atrodo, fiziškai labai lengva padaryti. Bet va tai, ką padarė su mumis tie telefonai stačiakampiai, tai žinokit, labai įdomus dalykas įvyks su mumis. Pabandykit nuo rytojaus, va rytoj atsibuskit ir pabandykit pirmas 30 minučių, pirmą pusvalandį neimti telefoną į rankas. Jūs pasakysit neįmanoma, bet realiai... O tu šiai sakys, aš manau, kad įmanoma, lengvai, bet ne. Jeigu susimastyti, realiai, pirmas dalykas, ką mes darom, tai laiką paimti, pažiūrėti, kas ten atsitiko gero pasaulyje, bet realiai, jūs tikrai galite atrasti įvairių darbų, ką jūs galite nuveikti per tas 30 minučių, kol telefonas bus padėtas į šoną. Kaip minėjau, mano mielosios moteris, jūs galite užvirti arbatinuką, pasidaryti arbatos, paimti arbatėlę ir eiti prie veidrodžio.
Nuėjus prie veidrodžio, jūs galite susitvarkyti, jūs galite sutvarkyti savo plaukus, pasidažyti, kažką gero savo pasakyti į veidrodį, pasisveikinti su savimi, atkreipti dėmesį tiesiog į save. Ir tos 30 minučių jos tiesiog pralėks akimirksniu, bet jūs padarysit labai naudingą dalyką, jūs skirsit laiko savo. Jo, patikėkit, tas Instagramas, Facebookas, Delfi, visi kiti, jie niekur nepabėgs. Ta prasme, egzistavo ir dar egzistuoja daug metų, po to kažką naujo, kito sugalvos. Tai, ką jūs žiūrėsit Instagrame, Facebook'e, kažkieno storių žiūrėsit, jūs pamatysit, kad ten žmonės gyvena gyvenimą. Bet o ką jūs su savo gyvenimu darot? Ar jūs nepamirštat gyventi savo gyvenimą? Jūs pažiūrėsit, pamatysit, kaip kažkokia influencerė iš ryto susitvarkė prie veidrodžio ir tuo metu jūs pagalvosit, o ką aš padariau per tą laiką? O aš tiesiog perskrolinau, pažiūrėjau, ką darė kiti ir tiek. Tai geriau atidėkit, jūs spėsit pažiūrėti, jūs dar turėsit laiko tam. Tiesiog skirkite laiką savo. Ir jokių būdų ryte iš pat ryto nežiūrėkite elektroninio pašto, nieko gero neįkrenta, jeigu tik tai mūsų laiškai, bet visa kita nieko gero neįkrenta į elektroninį paštą per naktį. Nieko. Arba spamas, arba apmokėkit sąskaitę, čia tą reikia padaryti, deklaraciją reikia užpildyti, dokumentus reikia priduoti, iš darbo klientas nepatenkintas, arba reikia paskambinti, vadovas kažką parašė, šiandien tu kažkas susirgo, tu jo pamainą. Ne. Koncentruojamės į pozityvą. Netikrinkite elektroninių paštų. Parašykite komentaruose, ar kas nors gali jums ateiti elektroninių paštų per naktį, ankstyvą rytą, gero? Taip gali ateiti. Gali ateiti laiškas nuo Anastasijos ir Vadimo. Ašgi jau sakiau, vienintelis dalykas, ką gali ateiti, tai mūsų laiškai. Visa kita, ten nespėjom, čia kažkoks vėl terminas sutrumpintas, čia netikrinkite elektroninį paštą. Važiuojam toliau. Beje, parašykite komentaruose. Jeigu sutinkat su mumis, jeigu patinka informacija, parašykite komentaruose, parašykite patinka arba nepatinka, išreiškite savo nuomonę, kuri yra mums labai svarbi komentarų skiltyje, mes visus komentarus būtinai skaitom. Mes judam toliau. Pusryčiai iš baltymų ir riebalų, plus galima šiek tiek duoną paskandinti. Papasakok, prašau, apie mūsų mėgiamiausius pusryčius, apie tą sumuštinį, kurį tu pastoviai darai ir kurį dabar jau išmokė daryti mūsų 5-metį, beveik 6-metį, kuris pats daro jau vienas malonumas jam, taip. Tai yra speltos duona arba kažkokia kita pilno grūdo duona, gali būti juoda duona, avokadas, prieskoniai, druska, žolelių prieskoniai mums labai patinka. Himalajų druska ir dar ant viršaus lašiša. Rūkyta lašiša ir dar, jeigu ant viršaus uždėsit dar vieną sluoksnį, uždėsit keptą kiaušinį, dar jeigu jis ne iki galo iškeptas, tobulai. Bet jeigu nesat didelė ėdikė, kaip sakoma, tai galite pakeisti arba lašišą rūkytą, arba kiaušinį. Vieną kiaušinį tikrai, žinokit, jūs galite išsikepti ir suvalgyti. Vienas kiaušinis jums duos pakankamą gramų baltymų, ten jūs gausite pakankamą gramų riebalų, gerųjų, magnio gausite, geležies gausite, iš avokado gausite gerųjų riebalų, kad jūsų hormonų sistema tinkamai veiktų, kad hormonų disbalansas jūsų organizme neįvyktų, kad jūsų visi tie moteriški dalykai vyktų kaip laikrodis kiekvieną mėnesį, kas 4 savaitę, kas 21 dieną? 28. Kas 28 dienas, aš nežinau šitą dalyką. Kas 28 dienas, jinai tiesiog nepyksta, kada pas ją pamesas, todėl aš nežinau kokia mėnesio diena. Kad viskas vyktų kaip laikrodis. Tam reikalingi riebalai. Miausios, nepamirškite riebalų, avokadas, iš lašišos gerieji riebalai, trinys, būtinai ryte suvalgykite ir nebijokit duonos, daugelis bijo duonos, bet nežinau kodėl. Visiškai nereikia jos bijoti, tiesiog ją reikia valgyti su saiku. Nereikia apsivalgyti, nereikia visą dieną valgyti vien sumuštinius, ne, su saiku. Taip. Ir tiek. Taip, važiuojam toliau, kada papusryčiavom, būtinai pasidėkite ir tiesiog arba pusryčiaujant, jeigu neturit su ko pasikalbėti, pavyzdžiui, ten jau vyras išlėkė pirmasis, vaikai galbūt irgi išlėkė į mokyklą arba dar kažkur, galbūt jau vaikai suaugę ir jūs tik tai dviese gyvenat, bevalgydami pamastykite apie tai, kas jūsų šiandien realiai laukia, kokia jūsų laukia šiandien diena. O aš sakau, kad jūs būtinai turite pagalvoti, ką jūs šiandien gero nuveiksite dėl savęs, ką jūs šiandien padarysite dėl savęs, kaip jūs šiandien save nudžiuginsit. Aš noriu, kad jūs pradėtumėt galvoti apie save, nes visos moteris, aš žinau, kaip jūs užsisukusios rutinoje. Darbas, namai, šeima, gaminimas, tvarkymas namų ir taip toliau. Laikas pagalvoti apie save. Tai nereiškia, kad reikia apie visus pamiršti, ne.
tiesiog pagalvoti, o kaip jūs save šiandien nudžiuginsit, ką jūs šiandien gero padarysit dėl savęs. Galbūt jūs nueisit pasivaikščioti, galbūt jūs nueisit iki kavinės atsigerti kavos, gal jūs pasiklausysit kažkokią tai podcast'o, interviu kažkokią, gal jūs susitiksit su draugė ir paplėpėsit, su kuria senai nesimatėt, galbūt jūs nueisit į parduotuvę ir kažką savo nusipirksit, kažkokią tai smulkmeną, kuriai visada gaila pinigų, galbūt jūs tiesiog pradėsit sportuoti ir taip toliau. Yra begalė tikrai dalykų, svajonių, tokių mini svajonių, kurių mes norim kažką tai padaryti, bet vis atidedam, kažkada ateis laikas, bet laikas vis tas kažkodėl neateina. Laikas yra dabar, gyvenimą reikia gyventi dabar, čia ir dabar. Norit pokyčių? Pradedat keistis čia ir dabar, mažai žingsneliais po truputį. Ir aš manau, kad tai yra labai svarbu kiekvieną dieną pagalvoti, ką šiandien mažo tu padarysi dėl savęs. Aš pasakysiu daugiau, mano manimo, problema pas lietuvių moteris yra ne ta, kad jos yra pernelik egoistiškos, atvirkščiai, kad jos yra pernelik altruistiškos, kad turiu minį, daug daro dėl kitų, o save visada laiko paskutinėje vietoje ir apie save visada pamiršta. Visus suruošiau, visiems padėjau, išlyginau, paruošiau, padėjau, sutvarkiau, viską padariau, o man jau nėra laiko papusryčiauti, man jau nėra laiko tą padaryti. Va man dabar pasakykit, moteris, kiek kartų buvo taip, kad jūs gaminat valgyti, paruošėt valgyti, padėjot lėkštutę gražiai paruoštą su maistu vyrui, lėkštutę gražiai paruoštą su maistu vaikams. O savo? O pati stovit ir valgot. Realiai, iš puodų arba iš keptuvės. Bet realiai. Nu taip, būkim paprastesni ir teisingai, parašykit komentaruose. Taip būna, nes jūs jau pavargot, jūs valgyt norit, greičiau iš to puodo valgot. Bet vyrui ir vaikams patikėt gražiai. Pagalvokit apie save. Jūs irgi norit tos estetikos, jūs irgi norit, kad būtų gražiai. Tai pagalvokit kiekvieną dieną, ką jūs šiandien padarysite mažo, bet sau, dėl savęs, dėl savo emocijų, dėl savo savijautos. O aš pasakysiu, kad maistas iš keptuvės yra skanesnis negu maistas iš lėkštės. Dauguma vyrų, patikėkit, mielosios, nusispjaut, kaip atrodo tas maistas ant lėkštės. Dauguma, ne visiems, bet dauguma. Man asmeniškai nusispjaut, man svarbiausia, kad būtų skanu ir maistinga, kad aš žinočiau, kad geri produktai. Anastasija puikiai gamina iš jūsų ir tos iš jūsų, kurios seka ją Instagram'e, puikiai žinot, nes krūva variausių receptų dalinasi. Aš galiu, žinokit, pavalgyti ir iš keptuvės, man svarbiausia, kad būtų geri pusryčiai, apie kuriuos kalbėjo Anastasija. Jeigu tai yra sumuštinis keptuvė, bet visgi. Sumuštinis, lašiša, kiaušinis, vyrams ypatingai savo irgi iš patrytų būtinai gaminkit kiaušinius pilnus kartu su triniu. Žinokit, viskas pasibus gerai iš vyriškos pusės, nes ten irgi gerieji baltymai ir riebalai. Judam toliau. Mūsų yra tokia mąstysena, toks mąstymas, kad mes privalome patys labiau spinduliuoti tą energiją, kurią norime pritraukti. Nes jeigu mes vis ten vaikščiosim kažkokios tai paniūrusios, ne, mes skleisim tą kažkokią tai energetiką ir pritrauksim tuos pačius žmonės. Ir neretai yra sakoma, kad ne, kodėl pas mane visi tokie draugai? Kodėl jai nesiseka, jam nesiseka, pastoju kažkokie tai visi bėdose užklimpia ir taip toliau. Pasižiūrėkite veidrodį. Mes realiai pritraukiam tuos pačius žmonės. Ir jeigu mes skleidžiam tą pozityvą ar labiau, sakykime, savotišką apatiją, mes realiai ir pritraukiam tuos pačius žmonės ir kartu prie savęs. Aš net pasakyčiau, kad mes labai dažnai matome kitose žmonėse tą energiją, kurią spinduliuojam. Nes aš šiandien atsikėlus esu susierzinus, man viskas nepatinka. Ir aš iškart matau, šitas mane erzina, šitas blogai puodelį padėjo, čia, nežinau, žaislai nesudėti į vietas. Ir mane viskas pradeda erzinti. Mano mylimose žmonėse mane viskas pradeda erzinti, nes aš pati atsikėliau ir esu su tokia energija. Ir tokią energiją skleidžiu. Ir tai iš tikrųjų yra tiesa. Bet jeigu aš būčiau nusiraminusi, jeigu aš atsikelčiau su gerą nuotaiką, pažiūrėčiau vyro, pasakyti, Dieve, kodėl Čia vadinasi ovuliacinis periodas. Tai būna. Sakyčiau, vaikas, davai, Per žaidžiam. vidurį maždaug ciklo. Šitą periodą aš tikrai žinau. Bet tai yra labai svarbu. Pas vyrus to nėra. Pas mūsų įstavo ovuliaciją mes visada pasiruošę dirbti. Vardan demografijos Lietuvos ir ne tik. Labai svarbu spinduliuoti tą energiją ir ypatingai, sakykime, jeigu kažką pagavom iš savo artimųjų arba draugų arba kolegių paniūrusius, sakykime, kas nutiko, davai, pasišnekam greitai kažką. Reikia išspręsti tą problemą, ypatingai jeigu tai nėra kažkas rimto, tiesiog kažkokia tai susigadinusi nuotaika. Išsprendžiau tą problemą ir žiūrėkite, jau spinduliuojate jūs gerą energiją, jisai arba jinai spinduliuoja gerą energiją ir iš tikrųjų ir kolektyvas yra geresnis, draugiškesnis ir taip toliau. Visada žiūrėkite į save, pažiūrėkite į veidrodį ir stenkite spinduliuoti tai, ką jūs norite pritraukti, o ne tai, ką iš tikrųjų
neretai mes pagaunam savietų, ir sus esame ir taip toliau. Pakalbėkime apie maisto svarbą. Kaip ir minėjom prieš tai, ryte atsibusti, padėkoti, atsigerti arbatos arba kavos, tai yra numeris 1, faktas, viskas yra super. Bet taip pat merginos mielosios, nepamirškite apie pusryčius. Žinau, kad neretai iš jūsų nemėgsta pusryčiauti, bet mes ir nesakom, kad atsibudus reikia iš karto pusryčiauti. Per pirmą pusvalandį, jeigu nepusryčiaujat, viskas ten, energijos nebus, raumenys sužlugs, sudeginsit viską, riebalai atvirkščiai atsiras, nes energijos trūkumas ir tai yra nesąmonė. Aš jums pasakysiu taip. Idealiausia būtų jums papusryčiauti maždaug per 1 valandą. O atsibūdut, maždaug valanda praėjo, jeigu per tą valandą papusryčiautysit, per valandą, per 1,5, būtų super. Papasakok, prašau, apie savo turbūt dar vieną iš mėgstamiausių pusryčių idėjų, ką galima tokios skanaus, greito ir svarbiausia maistingo paruošti savo. Man patinka viskas, kas susijęs su kiaušiniais. Man patinka įvairūs omletai, kiaušinių keksiukai. Vienas iš variantų, pavyzdžiui, tiesiog suplakat kiaušinius, įpilat šiek tiek pieno ir ten įvarot, ką norit. Špinatų, pomidorų, Filadelfijos sūrio, viskas sumaišote ir įdedat į orkaitę. 20 minučių pas jūs gaminasi pusryčiai, jūs vaikštot kažką darot, ruošiatės, padedat visai šeimynai arba tiesiog turit kažkokių reikalų, nežinau. Po 20 minučių ištraukit, pas jūs jau pusryčiai yra paruošti. Sotus, skanu, jo ir štai tokia kiaušinienė už kepėlę. Jums net nereikėjo realiai stovėti prie podo. Taip, ant 3-4 visų šeimos narių padalinot į 4 lėkštes, suvalgėt pati, privalgėt, kaip mes supratom, iš podo, tiesiai ten, iš orkaitės. Tiesiog atsidarius tas durelės ir iš tenais pavarot. Nesvarbu, svarbiausia suvalgėt ir viskas. Jeigu pridėsit dar kažkokių angliavandenių, pavyzdžiui, pilno grūdų duonos, vieną riekelę, tai jūs gausite energijos. Kaip ir minėjau prieš tai kiaušinių baltymai pamaitins jūsų raumenis, o riebalai iš tų pačių kiaušinių, pavyzdžiui, iš trynių, tai suteiks jums kas svarbiausia saugumo jausmo, kad nebūtų taip, kad atvažiuojate darbą arba kažką veikėt ir ten vienas kitas saldainis, kažkokie tai užkandžiai nereikalingi. Todėl sočiai papusryčiaukit. Sočiai turiu minį nedaug, kad būtų apimtis didžiulį. Ten avižų košė plus riešutų sviestas, bananas, uogos, čia sieklos, jogurtas, proteino atviršaus, tai yra neįmanoma suvalgyti ir po to iš karto norisi miegoti. Atvirkščiai, suvalgykit gerą kokybišką maistą, jo nedaug, bet tikrai jūs prisotinsit savo organizmą ir pamatysit visą savo ir hormonų sistemas, ir raumenų sistemą, viską pamatysit, tai bus jums super. Labai dažnai žmonės galvoja, kad jos iš klientų sprendžiu. Tikra istorija. Labai daug klientų pripratę, kad, pavyzdžiui, jie girdėjo, iš ryto reikia valgyti košę. Ar ne, avižų košė, ten su visko primaišyti ir taip toliau. Ir kai mes, pavyzdžiui, pradedam dirbti ir aš siūlau įvairius variantus, kažkur sumuštinis, kažkur tiesiog graikiškas jogurtas su uogom, kažkur kokteilį nori kažkas tai atsigerti. Ir jie sako, o kaip košė? O tai kaip aš energijos gausiu? Tai aš būsiu labai alkana. Tai kaip čia dabar? Tai aš nežinau, tai aš nesurinksiu kalorijų. Ir pradeda ten man rašinėti, aš sakau, palauk, tu nusiramink, tu pabandyk, iš pirmo padaryk, pažiūrėk, kaip po savaitės tu jausies ir tada mes su tavim pakalbėsim. Ir stebuklas, jaučiasi puikiausiai, niekada nebūna alkano, sako, o galima maisto šiek tiek pamažinti. Kodėl? Nes tinkami ingredientai, tinkamom proporcijom ir mūsų mitybos sudaryti planai visada yra orientuoti į tai, kad jūs gautumėt visų naudingų medžiagų ir svarbiausia, kad būtų skanu. Neįmanoma valgyti vieną virtą kiaušinį ir čiučiut druskos ant viršaus ir juodos duonos. Tai čia ne pusryčiai, čia ne maistas, niekas taip nevalgys ir jūs sakysit, ačiū jums už tokį mitybos planą, bet aš kažkur eisiu toliau, arba sportas yra ne man, sveikatingumas yra ne man. Ne, mes atvirkščiai sakom, yra geri ingredientai, 90% yra gerų ingredientų iš visame pasaulyje. Ir iš tų ingredientų reikia mokėti pagaminti skanų kažkokį tai patiekalą, pusryčiaut, kad būtų jums skanu, jūsų vyrui skanu, jūsų vaikams skanu ir visi sveikai, naudingai maitinasi kiekvieną dieną. Aš asmeniškai nieko prieš košę neturiu, viskas yra su avižom tvarkoj, bet tiesiog yra žmonių, kuriems, pavyzdžiui, nepatinka ir kurie valgo tą košę per prievartą. Ir aš galiu jums atskleisti paslaptį ir nudžiuginti jūs, kad nereikia valgyti per prievartą. Jeigu jums nepatinka ta avižinė košė, tai jos ir nebūtina valgyti. Yra begalė kitų alternatyvų, ką galima valgyti pusryčiams. 100%, nes su kokia energija valgot, tokį rezultatą ir gausit. Jeigu jūs, pavyzdžiui, mes jums pasakysim, avižų košė yra tokia superinė, jūs valgykite ir ten dar tūno ant viršaus uždėkit, tai bus tiesiog jūs suleknėsit, bet jūs valgot ir jaučiat, kad neįmanoma, jūs nesuleknėsit, jūs negausit rezultatų. Tai kokios yra emocijos bevalgant, kokį pasitenkinimą jūs jaučiat, ką patiriat emociškai,
nieko jums gero nepažadės, jeigu tai bus iš negatyvios pusės. Dienos metu, mūsų dienos ritualai. Pradėsiu turbūt nuo savęs, mums vienas svarbiausių dalykų buvo be abejo persikrauščius iš Lietuvos, tai žymiai lengviau yra pasiekti vitaminas D. Ypatingai, sakykime, jeigu gyvenat Šiaurės Europoje arba rytų Šiaurės Europoje, pavyzdžiui, kaip Lietuva arba ten Lenkija, netgi ta pati Vokietija, neretai žmonės gyvena, lietuviai gyvena ir Vokietijoje, Norvegija, Švedija, visgi ruduo, žiema ir ankstyvas pavasaris yra gan tamsoki ir liūdnoki, labai mažai saulės išlenda, reikia tą saulę kiekvieną dieną gaudyti, aš pasakyčiau taip, ir jeigu jinai išlenda, ten, sakykime, dienai bent jau pusvalandžių, išeikite tą pusvalandį į lauką ir būtinai be akinių, tiesiog pabūkit rudenį, žiemą, pavasarį, tiesiog ant saulės pabūkit. Turėkite omeny, kad vitaminas D vienas svarbiausių iš vis vitaminų žmogaus organizme. Pas vyrą jis yra atsakingas už vyriškus hormonus, už testosteroną, taip pat jis yra atsakingas už jūsų kaulų tankį, už jūsų raumenis, už jūsų atsistatymą. Vitaminas D ir iš vis saulė tai yra geriausias dezinfektorius, užmuša visas bakterijas, būtent UV spinduliai, gerąja prasme. Ir patikėkit, dienos šviesa mums yra reikalinga. Ir jeigu tik tai jos yra nepakankamai, gaudykite tą saulę, sėdit kur nors ofise dirbat arba dar kažkur matot saulė išlindo, arba prie lango eikit, atidarykite tą langą galbūt pusvalandžių, 15 minučių, arba nueikit, kol visi eina parūkyti, jūs nueikite į lauką arba tiesiog pastovėkit, įsivaizduokit, kad šaltinis jums duoda tos energijos. Saulė šviečia, ypatingai rudenį, žiemą, pavasarį. O jums šviečia ir jūs gaudo tą energiją, gaudykite ją bent jau 30-40 minučių per dieną ir patikėkit, jūs pamatysite nuostabius rezultatus. Aš žinai, dabar prisiminiau, kai dirbau parduotuviai, furnitūros. Aš pamenu, kai per pietus aš pasidarydavau kavos ir išeidavau pasivaikščioti. Tiesiog ausinukose buvo muzika ir aš dabar tai prisimenu ruduo, lapai geltoni, oranžiniai, raudoni ir aš einu tiesiog ir ta saulė taip šviečia rudenį, taip faina, taip malonu, oras labai gaivus, šiek tiek šaltokas, bet ta saulė, jinai realiai tiek duodavo. Tu tiesiog išeini, pabūni, atrodo su savimi, kažką klausai, kas tau yra įdomu. Geri kavą arba tiesiog eini pasivaikščioti. Čia yra nuostabu. Gaudyti štai tokias akimirkas, pabūti su savimi, tai yra nuostabu, nes mes, mėlyjei, mes gyvenam patys su savimi. Mes gyvenam su savimi ir su savimi reikia mokėti gyventi. Mes esam saulės vaikai, mums saulė yra žūtbūt reikalinga, ypatingai reikalinga pavasarį, rudenį ir žiemą, kada jos mažai, jeigu turit mažų vaikų, į lauką, kuo greičiau. Netgi turėkite omeny, kad netgi jeigu yra apsiniaukę, bet ne taip smarkiai apsiniaukę, sakykime, netgi yra apsiniaukę, vis vien saulė išlenda, sakykime, ir mes visiems gaunam to vitamino D, bet žymiai mažiau negu dėrėtų. Bet jeigu yra ne taip smarkiai, sakykime, nedidelio tankio tos debesis. Tai tuo labiau, nesvarbu, kad nėra giedras dangus, išeikite į lauką, vis vien pro tuos debesis ateina saulės šviesa ir kartu su juo ateina vitaminas D. Vitaminas D yra tin svarbus. Vienas darbas vienu metu. Čia turbūt mane supras tik tai vyrai, galbūt kiekvienos moteris supras. Jūs mokat... Parašykit komentarą. Tu žinai, koks juovalas paskui galvoje, tai kaip tu bet galvoji jūs viskas. galit. Mes tai net negalim. Tu žinai, kokiam strese moteris gyvena? Tu žinai, kokiam strese gyvena, tu žinai, kai tu galvoji. Mes strese gyvenam. Mums sąskaitas reikia apmokėti. Tai jau mums ką, nereikia apmokėti? Už kiaušinius jums ir duoną tik tai reikia apmokėti sąskaitas. Parašykite komentaruose, moteris, jūs galite daugia veiklą užsiminėti, multitasking angliškai ar ne? Mes ne, jeigu aš atsėdžiau, ten pas mane darbo kabinetas, jeigu aš kažką rašau, kažką kuriu ir kažkas man kažką sako ir pas mane iš karto klaida išmeta, kaip Windows'ai seniai klaidą išmeta, aš iš karto piktas pasidarau, aš negaliu du dalykus iš karto daryti. Ir visiems rekomenduoju, pradėjot kažką daryti, reikia atrašyti elektroninį laišką, atrašykite elektroninį laišką. Reikia paskambinti, kad padaryti kažkokį skambutį, mamai ten kažko paklausti arba sužinoti arba patiksinti. Padarykite tai, po to visą kitą. Neužsiminėkite daugia veiklą, galbūt tu nesutiksi, bet man įdomu, kad tu pasakysi. Ne, aš visiškai su tavim sutiksiu, nes tu iš savo vyriškos pusės sakau, o aš iš moteriškos pusės sakau, nes aš manau, kad moteris nesijaučia laimingos, kai jos multitaskina, nes tu jauties visą laiką strese, tu esi visą laiką strese, tu galvoji, tą reikia suspėti, čia nepamiršti, tą reikia padaryti, čia susitvarkyti, nu čia yra sudėtinga. Ir paskui, kai tu vakare pagaliau vaikai miega, viskas, galiu atsipalaiduoti ir tu jauti, kad tu nebeturi energijos visiškai, nes tu visą dieną buvai tokiam strese, multitaskinai, kaip tu sakai, visur bandėjai suspėti.
tai nėra į naudą nei vyrams, nei moterims. Ir dėl to mes visada sakom, kad kada jūs mielosios sportuojat pagal Anastasijos programas namuose, mes visada sakom, išeikite į kitą kambarį arba paprašykite, kad visi neždintųsi. 15-20 minučių trunka treniruotė, neždinkitės iš šito kambario. Arba Dabar tyliai sėdėkit. Mama sportuoja, jūs nekišat savo nosies. Arba galite užsidėti ausinukus ir tą sportuot, kad niekas jums netrukdytų. Tos 15-20 minučių kartu su Anastasija, sportuojant namų sąlygom, lieknėjant, stiprinant organizmą ir taip toliau, reikalingos būtent jums. Visi neždinasi, tikrai ir vaikai gali 15 minučių ten ir planšetą gali pažaisti, ir vyras gali kažką padaryti. Jie išeina lauk iš kambario, Anastasija, kaip sakoma, užeina į kambarį ir jūs sportuojate dviese. Tai yra labai svarbu. Bet aš žinau, moteris dabar pasakys, kad tai taip, aš taip ir darau, jie vis vien lenda. Tai čia iš tikrųjų reikėtų jau pakalbėti rimtai su vyru ir pasakyti, man yra reikalingos tos 15-20 minučių, palikit mane ramybei, man reikia šito laiko savo. Arba PMS tęsis visą mėnesį. Beje, kada pas jūs PMS, aš girdėjau, aš ne iš savo praktikos, bet kad aš girdėjau, kada pas jūs PMS, jūs galite, man atrodo, pasakyti vieną frazę ir jūsų vyras atrodo greitai ir jūs supranta. Vat vienu žvilgsniu tiesiog, mielasis, jisai jau pradingęs, jau mašina valo ten kažką, kilmą galbūt valo tvarko ir taip toliau. Gal namus jau sutvarkė, ne? Namus jau sutvarkė, nesvarbu. Turėkite omeny, pasakykite jam, žiūrėk, aš sportuoju su Anastasija kiekvieną dieną, bet tai 15 minučių užima. Įsivaizduok, kad tas 15 minučių per dieną yra PMS. Ir jeigu tu man maišysi, tu tiesiog pakliusi po ranką, bus negerai, mes kartu su Anastasija tave tiesiog sunaikinsim ir viskas. Jeigu ką, jinai paskambinsiu su vyru ir pasakys, kad jisai dingtų iš eterio. 15 minučių, sportuojat kartu su Anastasija, niekas niekam netrukdo, jūs jaučiatės gerai, atsipalaidavusios, visos neigiamos emocijos išeina, sudegina tą riebalą nereikalingą čia, visur. Ir suprasi, kad emociškai jaučiatės geriau, fiziškai jaučiatės geriau ir dar psichologiškai tampate stipresnė, atsparesnė stresui. Super. Klausykit, bet realiai, laiminga moteris, laiminga visa šeima. Moteriai reikia dirbti dėl savo laimės, kažką padaryti dėl savęs. Mums tai viskas duota, žinok, mums tai duota. Turi padaryti moteris kažką dėl savęs ir kai tu skiri tą laiką, tas 20 minučių savo, jos gali labai daug ką pakeisti. O tai jūs sakysit, ne, aš negaliu, taip toliau, mano vyras tai grįžti. O kada Žalgiris lošia ten kartą per savaitę? Jūs galite bent žodį jam tarti per tas 90 minučių? Arba kai jisai futbolo žiūri Čempionų lygą, ypatingai jeigu tai yra atkrintamosios, arba ten pusfinalis finalas. Neįmanoma jokio žodžio tarti, teisingai, nes jisai žiūri sportą, viskas, nieks nelenda. Vaikai ten kažkur už sofos sėdi, žmona irgi galbūt kažką ir gamina, bet nieks nelenda. Taip jūs pasakysit, brolyti, mielasis, tavo Čempionų lyga ir pas mane yra kiekvieną dieną 15 minučių. Aš kartu su Anastasija sportuoju. Su manim sportuoju ten dar 100 merginų tuo pačiu arba kitų laiku, bet mes esam visos vienoje bendruomenėje. Mes sportuojam kartu su Anastasija. Prašau, duok man 15 minučių ir patikėkit, jisai nusteps pats, kada po mėnesių pamatys gerosius rezultatus, jūs atrodysit kitaip, jausitės kitaip, emocijas kitaip valdysit ir jis kitą kartą jums sakys, galbūt tu antrą treniruotę padaryk, nes kažkaip labai gerai sekasi. Bet taip yra. Tai va, ką norėjom pasakyti. Vienas darbas vienu metu. Taip. Rašykit komentaruose, patinka, nepatinka toks seminaras, ar mes čia veltui darom. Patinka. Patinka, nepatinka, prašykit komentaruose. Judam toliau, maži tikslai. Taip, maži tikslai. Mano mielosios, kai mes nusistatom savo didelius tikslus, jos iš tikrųjų būna sunku pasiekti. Bet tam, kad mes užtikrintai eitumėm link savo tikslo, mes turime tą didelį tikslą suskaidyti į mažus tikslus. Ir kai mes įveikiam tą mažą tikslą, mes jaučiam pergalę. O pergalės skonis motyvuoja. Ir aš kalbu ne apie saldainius. Aš niekada nepamiršau, aš skaičiau 2021 metais pasirodė Willo Smitho knyga ir jis sakė, kada jisai, Willas kartu su savo broliu dar buvo labai maži, jiems tėvas pasakė, jūs dabar iš plytų turit pastatyti sieną. Jie sako, tipo, tėve, mes nežinom, kaip statyti tą sieną, mes niekada to nedarėm. Ir jiems tėvas pasakė labai paprastai, jūs imat tiesiog vieną plytą ir stengiatės ją padėti kuo geriau. Vat, kuo idealiau, tobuliau ją padėkit. Padėjot vieną plytą, po to padeda sekančią plytą ir taip toliau. Taip ir jūs koncentruojatės, kada ateisit pas mus sportuoti, aš esu įsitikinęs, kad jūs ateisit pas mus sportuoti šio seminaro pabaigoje. Kada jūs ateisit pas mus sportuoti, pas mus su Anastasija yra sporto, tai vadinami maratonai. Pavyzdžiui, 21 dienos tangraus kūno maratonas arba lieknėjimo maratonas, ribų deginimo maratonas. Negalvokit, kaip jūs sulieknėsit per tas 30 dienų. Jūs tiesiog įsijunkit, kiekvieną dieną jūs įsijunkit Anastasijos treniruotę ir praleiskit su ją tas 15-20 minučių. Ir pagalvokit, kaip padaryti tas 15-20 minučių geriausią įmanomą treniruotę. Ir jūs pastebėsit, kad vieną
treniruotę, 2, 3, 5, 10, 20, 30 treniruotę padarėt, jūs jau matot rezultatus, jūs jau matot, kad jūs jau ir ištvermingesnė esat, jūs galite atlaikyti visą pilną krūvį, jūs galite ir kito krūvį jau ir pajėgumo maratoną pasirinkti, ir kitokią programą paimti ir taip toliau. Bet mes turim su jumis koncentruotis. Iš pradžių aš koncentruojuosi tai, kad padarau treniruotę. Mano koncentracija 15 minučių, viskas. Vienu metu darau tik tai ir viskas. Tas pats su mitybos planais. Kaip aš čia visą dieną maitinu? Pusryčiai, koncentruojamės į pusryčius, pagaminam pusryčius, suvalgom juos, sekantis valgys ten už 4 valandų, ne, pavyzdžiui, užkandis yra ar ne. Po to ateis tas valgys, suvalgom tą. Negalvojam, ką iš vis vienos dienos metu valgysim, arba kaip mums čia pavyks visą tai suvalgyti, kaip pagaminti. Koncentruojamės į mažus dalykus, mažus tikslus. Taip, baimės akis yra didelis. Taip. Bet kai mes tiesiog pradedam ir darom, mes galim pamatyti rezultatus. Labai nuostabius rezultatus, kurie gali mūsų pakeisti mūsų gyvenimą, pakeisti mūsų savijautą. Mūsų šeimą gali pakeisti. Taip, tiesiog reikia imti ir daryti mažais žingsneliais, mažais tikslais į priekį. Taip, važiuojam toliau ir be abejo, jeigu dar kartą jūsų paklausiu, jeigu jums yra šitas seminaras naudingas, būtinai parašykite komentaruose, kad mes žinotumėm, koks turinys, kokia medžiaga jums yra naudinga ir ką toliau mes jums galime naudingo sugalvoti. Vakaras vienas svarbiausių turbūt dienos metu, kadangi mes jau viską padarėm, jau grįžom namo, ten jau kažkoks buitekas tai liko. Reikia suprasti, jeigu jūs suprasit, kad vakaras tai yra būtent pasiruošimas jūsų organizmui atsistatyti, kitaip tariant, miegoti, jūs kitaip žvelgsite į tą vakarą nuo šiol ir jūs pastebėsite, kad padarius tai, ką mes dabar jums rekomenduosim, kad jūs miegodami lygiai tiek pat valandų, nes valandų jūs į parą niekaip nepridėsit, net jeigu jūs būtumėt verti $1 trilijono, jūs vis vien niekaip nepridėsit papildomas valandos per parą. Miegant tiek pat valandų kiekvieną naktį, kiek miegojot anksčiau, bet padarius šitos vakaro ritualus, kuriuos mes darome kiekvieną dieną, jūs pastebėsit, kad miegat netgi tas 6 valandas, ar kiek jūs ten miegat, parašykit komentaruose, beje, kiek jums pavyksta išmiegoti kiekvieną naktį. Jūs pailsit ir atsistatot žymiai greičiau ir geriau. Tai visų pirma, ekranai ir šviesa. Tai turėkite omeny, kad natūrali šviesa, ypatingai saulės šviesa, jinai yra netokia balta, kaip mes esam linkę matyti kiekvieną dieną. Ekranas telefono, planšetė, telefonas, kompiuteris arba dar kažką, arba net dar neduok dievo, pavyzdžiui, mūsų bute yra sudėtas iliuminescencinis apšvietimas. Tai yra itin balta ofiso šviesa. Kodėl tai yra blogai? Dienos metu tai galbūt dar nėra tai blogai, bet vakare jūsų organizmas jau privalo išskirti melatonino. Kas tai yra? Tai yra toksai hormonas, kuris jūsų organizmui sako, mes greitai miegosim, mes giliau miegosim ir mes greičiau atsistatysim. Bet jūsų organizmas jį atstato tik tai tada, kada pasidaro tamsoka. Nes jeigu jūsų organizmas, o kas beje jūsų yra receptoriai? Jūsų receptoriai yra jūsų akis ir visa jūsų oda. Jūsų oda viską mato, jeigu galima taip išsireikšti. Jeigu jūs grįžtat namo ir tenais yra ne geltona, labiau tokia, sakykime, link oranžinės spalvos, bet ofiso kokybės spalva, balta šviesa, iš ekrano, nuolat į ekraną žiūrint, jūsų akis tai mato, jūsų organizmas supranta, kad tai yra dienos šviesa, kaip man pas mus dabar už nugaros, ne? Šviečia baltoji šviesa dienos metu. Dienos metu organizmas supranta, jam reikia budrauti, miegoti jam nereikia, reiškia, darysim viską, kad jisai būtų energingas tas žmogus. Vakare turi būti atvirkščiai, geltonos spalva. Saulėlydis, ne? Prisiminkit, saulėlydis kokios yra spalvos? Geltonos. Mūsų organizmas buvo sukurtas Dievo taip, kad jisai mūsų organizmą suprastų. Saulė leidžiasi, diena eina į pabaigą, saulė jau šviečia geltonai, reiškia, organizmas turi ruoštis ir skirti melatonino. Dabar, vakare pasistengkit, jeigu jūs turite ofiso šviesos arba baltos šviesos namuose, neįjunginėkit jos vakare. Įsigykite kitas lemputės, įsigykite galbūt kažkokį kitą šviestuvą, kad būtų geltonesnės spalvos. Tokiu būdu jūsų organizmas, jums, jūsų vaikams, jūsų artimiesiems, jūsų vyrui, visiems tokia šviesa duos signalą jų organizmams, greitai mes įsimiegot, mums reikia atsistatinėti, mes greičiau užmigsim, geriau pamiegosim, greičiau atsistatysim ir pamatysite ryte, jūs jausite visiškai kitaip.
Aš čia neturiu ką pridurti. Važiuojam Tu toliau. labai nuosekliai ir viską pasakei tai, kas realiai yra svarbu. Mes niekada nesumastydavome apie šitus dalykus. Tai yra labai svarbu, patikėkit. Ypatingai šviesa. Kodėl, pavyzdžiui, prisiminkit, rudenį arba žiemą, kada yra dienos labai trumpos, 5 val. Arba 4 val. Dienos jau tamsu, ne? Ir netgi diena būna taip apsiniaukia, kad įjungiama yra šviesa. Ir junginėjimo, pavyzdžiui, ofisuose arba parduotuvėse, kur jūs bedirbtumėt, baltoji šviesa. Ir atrodo, pleba, 2 valandos tik tai dienos, bet akis jau skauda, jau neįmanoma. Visų pirma, dažnis nuo šitų lempučių yra toks, kurio jūs nematot, jūsų akis jo nemato, bet yra dažnis, bet jūsų organizmas, jūsų smegenys tai jaučia ir pavargsta žymiai greičiau, o visų antra, jūsų organizmas jisai tiesiog yra visada įsitempęs. Kodėl lygiai tas pats darbas, žiemą ir vasarą, jūs visiškai kitaip jį atliekat, visiškai kitaip jaučiatės, akis neskauda, galvos neskauda ir taip toliau. Dėl to, kad vasarą arba pavasarį jūs nejungiat tos liuminescencinės šviesos ir jūsų organizmas gauna natūralią šviesą iš lango, pavyzdžiui, saulės šviesą, ir žiemą atvirkščiai, visada įjungtos tos lempos prakeiktos ir jūs jaučiatės tiesiog baisiai jaučiatės. Aš noriu iš kitos pusės pasakyti, ar jūs jaučiat skirtumą? Jeigu niekada neatkreipdavote tai dėmesį, pabandykit dabar. Bet pavyzdžiui, vakare pas jūs yra įjungta lempa, kaip jūs jaučiatės ir jeigu jūs tiesiog įjungiat kažkokį tai naktinį šviestuvą, kuris šviečia geltonai, kokia yra savijauta, kaip jūs jaučiatės? Man, pavyzdžiui, kai yra įjungiamas šviestuvas, kuris šviečia geltonai ir atrodo tu kaip ir neapšviečia viso kambario, ir šiek tiek per tamsu galbūt yra, bet tai duoda tokio jaukumo ir tokios ramybės, ir tu atrodo jau esi pasiruošęs tam poilsiui, tu esi pasiruošusi pailsėti. Ir aš nesakau, kad tu būtinai esi pasiruošusi eiti miegoti, ne, bet tu esi pasiruošusi tą laiką praleisti ramybėje. Tu jau nebenori galvoti apie tą, ką čia tau reikia šiandien dar padaryti, ne, tu nusiteikusi poilsiui. Jo, aš turiu omeny, kad jeigu jūs norite, pavyzdžiui, užmigti, sakykime, 11 val. Nakties norite užmigti, jums reikia pradėti ruoštis jau kažkur 8 val. Jau 8 val. Mažiau ekrano, kiek galima. Mažiau ekrano, mažiau šitos šviesos, mažiau kažkokių tai siaubekų, kažkokių tai emocijų. Ta patį sakau, kaip ir ryte, netikrinkit mailo, netikrinkit elektroninį paštą ir vėlai vakare. Viskas, darbas baigtas, einate gul jie velniop. Jūs jau nieko nepakeisit, bet jeigu paskaitysit mailą, atėjo laiškas, kažkas ten vėl blogai, tada jūs vėl susinervuosit ir jūs neužmigsit. Jeigu norite užmigti 11 val., jums reikia maždaug 8 val. Jau pradėti ruoštis, jau pamažu, jau slopinti gerąją prasme tas emocijas, jau mažiau žiūrėti kažkokių tai trilerių, dramų, kur jūs emocionaliai veikia ir taip toliau, kur fiziškai šviesa ir tas pats yra maistas. Mes rekomenduojame visą pavalgyti maždaug 2-3 valandas iki miego ir vėlgi, kad tai būtų baltymai riebalai, kad sotumą jaustumėt, kad naktį neatsipūstumėt, galais reikia kažką suvalgyti ir taip toliau, aš esu alkana. Ir baltymai, kad pamaitintų jūsų raumenis, kurių jūs tikrai turite į valias. Padėka ir planas. Jo, pas mus yra nuostabus ritualas, aš manau, kai mes kiekvieną vakarą prieš miegą atsisėdam ir kiekvienas pasakom, už ką mes esame šiandien dėkingi. Tikrai būna dienų, kai sudėtinga atrasti kažką tai tokio gero, bet taip būna dėl emocijų, dėl kažkokių nerimavimų, dėl kažkokių streso. Kažkas buvo negerai tą dieną ir tau atrodo sunku susikoncentruoti, sunku rasti, už kągi padėkoti, bet kai tu atrandi tos svarbius dalykus, tegul tai būna maži kažkokie dalykai, nežinau, kad aš atsisėdau ir balkone atsigėriau kavos puodelį, ar tai arbatos puodelį, kad aš pamačiau saulę, kad jinai mane šildė, nežinau. Tokie dalykai net gali jūs džiuginti ir už tai reikia dėkoti. Kai mes pradedam vertinti mažiausias smulkmenas ir kai mes dėkojam už jas, gyvenimas kitaip pradeda suktis aplink mus. Iš pradžių galbūt reikės save, sakykime, kabutėse priversti, surasti, už ką sujaukta visiškai buvo diena, bet vis vien yra už ką padėkoti. Ir kai iš pradžių prisiversit, o paskui pamatysit, kad tai yra tiesiog tapo jūsų tradicija, jūsų ritualais. Mes darome tai nuo 2022 metų, virš 2 metų. Mūsų Richardas prieš kiekvieną naktį, prieš užmiegant irgi sako, už ką jisai yra dėkingas. Skatinkite tai savyje, skatinkite tai savo vaikuose, kad vaikai augtų jau dėkingi nuo pat mažumės. Ir aktyvumas. Taip, ir aktyvumas.
Aktyvumą jūs galite realiai traukti, kada jūs norite. Ar tai iš ryto, ar tai dienos metu, ar vakare, kaip kam pavyksta. Bet aktyvumas jis realiai gali kardinaliai pakeisti jūsų dieną, jūsų nusiteikimą, jūsų emocijas. Ar sutiksit su manimi, kad mes labai dažnai po dienos būnam pavargusios, buvo be galo daug streso, susinervavusios būnam, susierzinusios ir taip toliau. Labai dažnai tai būna. Bet kai mes skiriam sportui bent 15-20 minučių aktyvumui kažkokiam tai. Nebūtinai sportas su svoriais. Tiesiog pasivaikščiojimas, dviratis, riedučiai, tiesiog prasitampėt, pavyzdžiui, arba tiesiog joga, meditacija kažkokią padarėt, ar su manimi pasportavote, atlikote treniruotės. Aš turiu įvairias treniruotės. Yra sudėtingesnės, yra lengvesnės, yra atsipalaidavimo, yra ten sukoncentruotas tik tai į pilvą, į pilvo presą, į užpakaliuką. Daug įvairių. Jūs pasportuojat ir jūs visiškai kitaip jaučiatės. Sportas padeda jums atsikratyti viso neigiamo to krūvio, ką jūs gavote, ką jūs nešėte visą dieną ant savo pečių. Jis padeda, Richardas juokiasi, nežinau, girdite ar ne. Jis padeda jums, jis nuima visą nuovargį nuo jūsų. Jūs kitos galvoja, oi, tai aš neturiu energijos tam sportui, kur aš dabar čia sportuosiu. Bet patikėkit, jeigu jūs imsit ir atliksit treniruotę 15-20 minučių, jūs pamatysit, kaip pas jūs bus dar daugiau energijos, kaip pas jūs bus geresnė nuotaika, kaip pas jūs atsiras noras kažką tai veikti, kažką daryti. Ar moteris, pasakykit man, ar būna jums taip, kad jūs gulit, sėdit ir galvojat, aš nieko nenoriu, man viskas yra neįdomu, aš pavargau. Aš manau, kad daug moterų man pasakys, kad taip, man tokios būsenos yra pažįstamos. Ir kai jūs tuo metu priverčiat save atsikelti ir pasportuoti, jūs nustebsit, kaip jūs pradėsit kitaip jaustis, kaip jums gyvenimas nušvies kitom spalvom. 100% įsitikinęs, visada, jeigu yra dvejonė kažkokia, tai sportuoti ar ne, žinokit, tai yra tiesiog tarsi patikrinimas. O Dievas jūs tiesiog tikrina, ar jūs tikrai norite pasiekti savo rezultatų. Dvejojat, sportuoti, nesportuoti, kaip. Tiesiog imkite ir darykit. Ir aš galiu pažadėti. Žiūrėkit, jeigu pas jūs būna taip, kad sportuoti kartu su Anastasija, jeigu dar neprisijungit prie mūsų projekto, prisijungit būtinai APLT, papasakosim šiek tiek vėliau, kaip gauti geriausią kainą. Jeigu pas jūs yra dvejonė, kad daryti šiandien treniruotę ar ne, padarykite ją. Ir jeigu jūs man parašysite žinutę, Vadimai, padariau taip, kaip tu sakei, ne? Dvejojau treniruotis ar ne, neturėjau energijos, nieko neturėjau, noriu ir taip turėjau, bet pasportavau ir tapo dar blogiau. Vat jeigu tai bus, parašykit man, aš jums iš karto grąžinsiu pinigus už jūsų narystę. Vat iš karto, bet būkit nuoširdžios. Nebūna taip, kad padariau treniruotę ir vėl tu dariau pogas. Vat kam to reikia? Atvirkščiai būna, padariau, kaip gerai, gerai, kad pasportavau. Taip. Mes esame tiek užtikrinti, kad aš galiu jūs su jumis netgi susilažinti. Nes aš žinau pats, pagal save, aš sportuoju jau daug metų. Su klientais dirbam daugiau negu 10 metų. Ir visos klientės sako, svarbiausia prisiversti ir ypatingai tom dienom, kada dvejoji, vis vien darai ir pamatai, kad rezultatas dar geresnis. Ir to, blemba, taip kažkaip savimi didžiuojas. Aš padariau, blemba, buvau tokia tingidė, bet susiėmiau. Kartu su Anastasija 15 minučių. Kaip davėm tiem riebalam, jomajoj, maža nepasirodys jiems. Visada taip yra. Taip, 100%. Taigi, rezumuojam. Sėkminga diena susidaro iš nusistatymo. Maistas. Iš tinkamo maisto. Iš ritualų be abejo, ne? Dienos šviesos, be dienos šviesos mes niekaip. Realiai labai svarbus punktas. Labai svarbus punktas. Super svarbus punktas. Bet viena iš priežasčių, kodėl mes persikraustėm iš Lietuvos. Realiai, mes tiesiog negalėjom. Aš kiek pamenu, nuo lapkričio mėnesio iki kovo mėnesio. Kažkaip atrasti jėgų, kažką veikti. Labai sudėtinga būdavo. Dėl to dienos šviesa, grynas oras yra reikalingi ir būtinai pietų pertrauką turit, eikit į lauką. Taip pat sėkminga diena susideda iš gyvenimo tikslo ir be abejo iš padėkų. Geriausia dalis, kaip ir minėjau prieš tai, mes turime jums pasiūlymą ir turime jums pasiūlymą, kur jūs galėsite sutaupyti daugiau negu 300 eurų. Visų pirma, mes jums siūlome 5 skirtingus mitybos planus. Ne? Taip. Kaip atrodo tie mitybos planai? Visų pirma, jie yra skanūs ir apie jokias dietas mes su jumis nekalbam, jokių kraštutinumų. Skanūs, sveiki,
mitybos planai su skaniu sveiku maistu. Aš jums pateikiau receptus, aš jums pateikiau alternatyvas ir duodu jums pasirinkimą. Norit griežčiau? Prašom, yra toksai planas. Norit planą su pasirinkimu? Prašom, yra toksai planas. Norite plano, kur su receptais? Prašom, yra toksai planas. Norit pačios gaminti, kad tik ingredientai būtų? Prašom, yra toksai planas. Kiekviena atras tai, kas jai yra svarbu, tai, kas jai tiks. Taip, plus receptai be abejo, labai patogu, realiai pirkinių krepšeliai, ką nupirkti, viskas labai patogu, tom iš jūsų, kurios skaičiuoja kalorijas, arba nori sužinoti tiesiog, kiek vienam arba kitam patiekalė yra baltymų angliavandenių riebalų, viskas bus už jūsų skaičiuota, patikėkit, jūs džiaugsitės ir sakysit, plempa, kodėl aš anksčiau to nedariau. Mes prie šito viso pridėsim, prie 5 mitybos planų pridėsim jums 15 efektyviausių sporto programų namuose, o jeigu norėsite, galėsite sportuoti kartu ir sporto salė, bet mūsų orientyras yra namuose, jums patogių vietų, jums patogių laikų, jums patogiai apsirengus, jums patogiais drabužiais, kad būtų efektyvu, efektinga ir veiksminga. 15-20 minučių per dieną ir pamatysite rezultatus. Duokite mums šansą. Jeigu dvejojat, galvot, čia eilinis dalykas, projektas, aš jau tiek, mes nesame eiliniai žmonės. Iš bendravimo manieros, iš mūsų informacijos, kaip matot, kaip mes prezentacijas darom, kaip mes bendraujam, kokius mes seminarus darom. Jūs matot, kad mes esam originalūs, turiuomenį, mes į nieką nesam panašus ir mūsų programos yra nepanašios į nieką kitą, absoliučiai. 15-20 minučių per dieną, 15 skirtingų štai tokių efektyviausių, veiksmingiausių programų jūs gausite prisijungus prie mūsų projektų. Jūs galite pasakyti 20-15 arba 15-20 minučių. Ar tikrai manoma pasiekti kažkokiu tai rezultatu, jeigu aš tik tiek sportuosiu? Nes mesgi visur girdim, kad reikia eiti sporto salę ir sportuoti ten belenkiek programų, turi būti svoriai, turi būti. Klausykit. Aš jums dar kartą pasakysiu, aš esu išbandžiusi labai daug ką, Vadimas yra išbandęs labai daug ką. Ir aš esu atradusi tą balansą, kai sportas tau yra į malonumą, o ne kai jis tave erzina, nervuoja, tu ją nekenti ir net nenori pagalvoti apie jį. Ne, aš atradau tas treniruotės, kurios veikia. Po truputį darai 15-20 minučių, bet tu sportuoji su malonumu, su nuotaika. Su tavim sportuoja žmogus, profesionalas, kuris tave palaiko, kuris tave edukuoja, kuris sako, ką ir kaip reikia daryti, kuris treniruotės metu su tavimi kalba, palaiko tave, motyvuoja, dalinasi patirtimi. Tu viską gauni ir tu visiškai kitaip pradedi jaustis. Tu įsimylė į sportą. Kiek tokių klienčių yra, kurios rašė, Anastasija, aš nekęsdavau sporto, aš nekęsdavau. Iš smalsumo atėjau pažiūrėti, ką jūs ten darote. Būkite viena iš jų, ateikite iš smalsumo. O jeigu dvejojate, ateikite iš smalsumo, niekogi neprarasit. Bet patikėkit, parašykite komentaruose, ar esat kada nors žiūrėję tokį seminarą, kur tiesiog prie lentos stovi kažkoks žmogus, moteris arba vyras ir kažką pasakoja, baltymai, angliavandeniai, riebalai ir kažką piešia ant, neįmanomagi žiūrėti, teisingai. Neįdomu. Taip, kaip ir mūsų seminarai, jie yra interaktyvūs, bendravimas, kažkokia tai laisvesnė forma, naudinga informacija, kurią galima pritaikyti čia ir dabar. Ir lygiai tas pats yra pas mus ir su mitybos planais, ir su programom, ir taip pat su seminarais. Pas mus projekte Apapeltai jūs surasite daugiau negu 20 seminarų. Jūs sužinosite visų pirma viską apie maistą nuo A iki Z, mitybos ABC. Jūs taip pat sužinosite viską apie, tai, pavyzdžiui, apie savo emocijas, arba kaip pakeisti savo mitybos įpročius, kaip pakelti savo savivertę, kaip labiau pasitikėti savimi. Kaip visą tai pasiekti, kaip pagerinti santykius. Daugiau negu 20 seminarų štai tokiom įdomiom, svarbiausiom temom jūsų gyvenime bus prieinama jums kiekvieną dieną, galėsite bet kada pasižiūrėti. Pridėsim jums 2 audio knygas. Vat pasižiūrėkite dabar ekraną. Štai ką mes siūlome, kokias programas mes siūlome kiekviena iš jūsų, kuri išdrįs prie mūsų prisijungti ir įsitikinti, kad mūsų programos iš tikrųjų yra veiksmingos. Iš sporto programų, pavyzdžiui, namuose jūs gausite čia tik keletas iš tų, iš viso pilno sąrašo iš 15 seminarų, iš 15 programų. 21 dienos lieknėjimo programa, 30 dienų riebalų deginimo programa, 4 savaičių stangraus kūno programa, 21 dienos pilvo preso programa, 21 dienos stangraus užpakaliuko programa, 5 savaičių dailaus kūno programa, 4 savaičių svorio metimo programa, anticeliulitinė programa. Tarsi, mes pasirūpinsim nuo A iki Z, jūs sportuosite kartu su Anastasija. Ir pilvo presą stiprinsit, ir deginsit riebalus ant pilvo, ir stangrinsit šlaunis, ir pagerinsit savo laikyseną, pagerinsit savo raumenis vidinius, pagerinsit savo nugaros raumenis, kad jūs galėtumėte dirbti ir kad jums, pavyzdžiui, neskaudėtų nugaros. Viską atliksit kartu su Anastasija. Aš žinau, kad tai, ką aš darau, kaip aš sportuoju su savo klientėm, tai kaip aš parodau joms, kaip galima valgyti, aš žinau, kad visa tai priveda prie ilgalaikių rezultatų.
Nes tikrai yra begalė programų, kur tu ten, nežinau, per 2 savaitės gali numesti ten kokių, nežinau, 10 kg tau gali pasakyti, kad tu numesi. Vandenikai geri išsportuoti 3 valandas per dieną. Problema yra tame, jog po 2 savaičių galbūt jūs ir atsikratysit tų 10 kg, tų skaičiukų. Bet kaip jūs jausitės? Kaip jūs jausitės ir kas bus paskui? Paskui bus apsivalgymas, bus stresas, bus emocinė duobė, bus depresija. Kilogramai sugrįž. O baisiausia, kas gali įvykti, tai sutrikimai, valgymo sutrikimai. Taip. Kai jūs pradedat valgyti nesubalansuotai ir pradedat laikytis dietų, ateina sutrikimai, valgymo sutrikimai, kurie paskui paveikia jūsų kūną. Jūs paskui, aš nežinau, dabar gal kas nors iš jūsų prisimins, kad ten prieš kokius 5 metus laikėsi griežtų dietų, o dabar galvoju, kodėl man yra taip sunku atsikratyti kilogramų. Pas jūs hormonai yra sutrikę. Dėl to, kad jūs tada padarėt tokią klaidą su savo organizmu, kad dabar jūsų organizmas iki šiol net neatsistatė. Gerai, tegul ten ne 5 metai, kažkiek mažiau. Bet... Būna ir daugiau, bet mes atstatysim. Ateikit pas mus, mūsų mitybos planų dėka ir mūsų informacijos dėka jūs atstatysi savo hormonų balansą, viskas sugrįš į savaitės vėžes, vėl įjungsim jūsų medžiagų apykaitą, pradėsit vėl konkrečiai deginti riebalus, geriau jaustis, stipresnė patapsit ir viskas Anastasijos dėka, jos programų dėka ir jos mitybos planų dėka. Mūsų projektas tai nėra tik tai apie išvaizdą, kad jūs pasikeisit iš išorės, kad jūs ten lieknesnė būsit, gražesnės. Tai nėra tik tai apie tai. Tai yra apie jūsų emocijas, nes kodėl aš visada tai sakau? Nes mes visi, ir vyrai, ir moteris, mes gyvenam pastoviai emocijų sūkuryje. Jo, emocijos yra visur. O kiek mes tų emocijų tvardom, kiek mes turim viduje ir niekam nepasakom, kiek mes išgyvenam ir nepasidalinam su kitais. O ateis laikas, kai tas burbulas sprogs ir kas bus tada? Reikia dirbti su savimi, kad tas burbulas nesprogtų. Ir mūsų projektas yra apie tai. Atėjus ten, jūs ne tik tai keisit savo išvaizdą, bet jūs ir keisit savo vidų, savo emocijas. Jūs keisit savo savivertę, savo pasitikėjimą savimi. Jūs kitaip žiūrėsit į gyvenimą, į vertybės. 100%. 100% esu įsitikinęs tuo ir kodėl, nes klientai rodo. Klientai sako, rašo, duoda savo išvaizdos pokyčius, psichologinės problemas, kurias jos išsprendė, apie kurias papasakojo. Ta prasme, viskas yra būtent mūsų programų dėka. Tai viską, ką matot, sportas namuose, plus mityba receptai, ten 30 skaniausių receptų, netgi daugiau, tinka visai šeima, 15 minučių paruošimo laikas, netgi jūs nesat, jeigu ne šefas, galėsite tikrai paruošti tą maistą, patikėkit, nereikalauja kažkokių tai superinių talentų būtent paruošti tą maistą. Visiškai. Mano mityba receptai yra koncentruoti į žmonės, kurie nenori virtuvėje leisti daug laiko. Jie yra greiti, juos labai greitai galima pagaminti ir nereikia turėti kažkokių įrankių dar kažko. Tiesiog greitai ir efektyviai. Jūs valgote skaniai ir kas yra svarbu, sveikai. Taip. Ir taip pat mes jums pridėsim prieš tai minėtą saviugdą ir tobulėjimą. Pavyzdžiui, 4 savaičių moters pasitikėjimo savimi kursas, mitybos įpročių keitimo kursas, kaip geriau ir greičiau išsimiegoti seminarą gausite, kaip sumažinti stresą ir nerimą, sveikatos pilną ABC, sveikos mitybos, kaip atrasti jėgų ir motyvacijos siekiant savo tikslą. Visa tai, ką jūs matote ekrane ir netgi daugiau, čia tik tai mažoji dalis, ką mes iš tikrųjų jums duosim, laukia jūsų. Tai tik tai dabar, va šitas pilnas paketas su naudos kodu verta, nes tikrai verta prisijungti prie mūsų programų, jūs sutaupysite daugiau negu 300 eurų perkant metinę narystę ir mes tik tai turim dabar 20 vietų, galime priimti tik tai 20 iš jūsų. Paskubėkit, kol mes darom šį seminarą, tirpsta šios vietos, taip kad būtinai užėkite jau dabar į www.up.lt, pasirinkite metinę narystę, įveskite nuolaidos kodą verta, sutaupykite daugiau negu 300 eurų ir prisijunkite prie mūsų dabar, pažadu nepasigalėsit, 20 vietų tik tai, vietų skaičius yra itin ribotas. Skubėkit, mano mielosios, padarykit tą pirmą žingsnį dėl savęs. Jeigu jūs dabar galvojate, tai gal aš čia dabar nespėsiu tik 20 vietų, jūs tiesiog imkite ir darykite. Jeigu leidžia įsigyti, reiškia dar galit, jį tiesiog spauskit. Mažiau galvokit, daugiau darykit, realiai.
Mes labai dažnai svarstom, laukiam, kadagi Nuo ateis naujų metų, ženklas, nuo momentas. pirmadienio. Ne, baikit. Dabar yra pirmadienis, dabar nauji metai. Pagalvokit dabar apie save. Mes pačioj pradžioje, aš sakiau jums, kad vienas iš rytinių ritualų yra pagalvoti, ką jūs šiandien gero padarysit dėl savęs, kaip jūs save nudžiuginsit. Tai aš jūs labai prašau, nudžiuginkit šiandien save, nes tai šis priimtas sprendimas gali pakeisti jūs. 100%. Žiūrėkit, dabar jūsų priimtas sprendimas realiai įtakos visą jūsų likusį gyvenimą. Niekada nesportavot arba sportavot kažkada senai ir taip toliau. Va dabar jūsų priimtas sprendimas. Ai, tiek to. Ne dabar, nuo pirmadienio, kada nors. Dabar pinigų neturiu, po to galbūt pasiskolinkit pas draugę, nežinau. Vis vien ateikit pas mus. Dabar priimtas šitas sprendimas pakeis jūsų visą gyvenimą. Nes pradėsit kartu su mumis sportuoti, tinkamai valgyti, valdysit emocijas, pasižiūrėsit visus seminarus, pasiklausykit 2 audio knygų, pasidalinsit su savo artimaisiais ir draugais šitą informaciją, pritrauksit savo artimuosius sportuoti, patikėkit, gyvenimas pasikeisti gali, bet reikia jūsų sprendimo. Čia yra lemtinga vieta, laikas ir vieta lemtinga. Jūs neveltui žiūrėjote šį seminarą, jūs neveltui kažką skrolinot ir bam, atsirado šitas seminaras ir jūs jį pažiūrėjote iki pat pabaigos. Tai yra ženklas jums iš viršaus, kad reikia įsigyti šią programą ir pradėti sportuoti. 15 minučių per dieną kiekvieną. Dėl savęs. Pradėti sveikai maitinti, suprasti, kokie produktai yra geri, kokie blogi ir kodėl. Nes tai gali pakeisti jūsų ir pakeis jūsų gyvenimą ir svarbiausia, kad jūsų artimųjų. Jie ten valgo visą gyvenimą tokius produktus ir prastai jaučiasi, pavyzdžiui. Prastai atrodo, pas daktarus nuolat vaikšto. Kodėl? Nes valgo kažkokius tai produktus, apie kuriuos jūs sužinosite. Jūs sužinosite tą informaciją, jūs iš karto su jais pasidalinsite ir padėsite jiems ir savo tapti sveikesniais. Fiziškai, emociškai, psichologiškai. Čia yra lemtingas posūkis jūsų gyvenime. Arba įsigijat, pasinaudojat naudos kodų vertą, sutaupot 300 eurų ir pradedat gyventi naują gyvenimą su mūsų pagalba, mūsų programų pagalba, arba nieks nesikeičia. Ir rytojus bus lygiai toks pats, kaip buvo šiandien. Sekantis savaitė buvo lygiai tokia pati, kokia buvo ši savaitė. Sekantis mėnuo, sekantis metai, sekantis dešimtmetis bus lygiai toks pat, koksai buvo prieš tai. Nieks nepasikeis. Dabar yra lemtingas posūkis jūsų gyvenime. Spauskite www.apap.lt, pasirinkite narystę, įveskite naudos kodą vertą, sutaupykite 20% ir prisijunkite dabar. Taip. Aš tiesiu savo pagalbos ranką jums, o jūs tiesiog ją paimkite. Aš labai džiaugiuosi atradusi būtent šį visą reikiamą paketą, tiek treniruotės, tiek motyvacija, tiek receptai, kurie netgi ne tik surašyti, ne tik nufotografuoti, tačiau visai gan nufilmuota, viskas labai aišku. Ir kas labai fainai dar yra, tai kad jie jums duoda ir saviugdos, ir knygų, kurios yra labai populiarios, parašytos būtent pačio Vadimo. Tai esu labai dėkinga šiems 2 nuostabiems žmonėms, linkiu jiems didžiausios sėkmės ir tikrai labai rekomenduoju prisijungti ir išbandyti būtent jų sukurtą šį projektą pagal sveiką gyvenseną ir pagal sportą. Prie šio Anastasijos maratono esu prisijungusi jau 12 dienų, tačiau jau matau tikrai rezultatus ir jais esu be proto patenkinta, išmoko vėl save mylėti, išmoko mylėti savo kūną, gerbti save ir dar kartą kartuoju, kad esu labai labai dėkinga ir labai patenkinta. Didžiausios rekomendacijos jiems. Ta aplikacija, kurioje galite rasti visą treniruočių paketą, tiek būtent mitybos planus, tiek sporto treniruotės. Treniruotės yra įvairios, pasirinktinai pagal jūsų norimus ar ne, kažkokius tai pasiekti rezultatus. Tai galima rinktis tiek preso pratimų maratoną, stangaus ar ne užpakaliuko maratoną, galima rinktis tiek būtent norint numesti svorį, tai tikrai įvairovė didelė. Kas yra labai gerai, nes iš tikrųjų daugelis moterų turi problemų, tarkim, ir su antsvoriu, kitos nori tik pastengrinti kūną, tai tikrai labai patogu. Sportas namuose, tai dar patogiau turint mažus vaikus, ypač man, aš pavyzdžiui viena ar ne auginu vaiką, tai mes kartu dabar sportuojam labai, iš tikrųjų patogi aplikacija. Naudojant ją galima prisijungti tiek prie, pavyzdžiui, kompiuterio, tiek prie televizoriaus. Tai sportuoti, kur yra didelis ekranas, žymiai patogiau negu žiūrint į telefoną ir varginant akis. Tai va. Mitybos planas, tiek patarimai, ką reikėtų vartoti, ką pirkti, net yra dabar įkeltas pirkinių krepšelis, kurį galima ar ne įsigyti parduotuvėse, pagrindinis krepšelis ar ne, kurį naudotumėte sportuojant.
Tai vat, dar man labai patiko iš tikrųjų, kad Anastasija labai smagiai veda treniruotės, jinai patarė ir pamoko, iš tikrųjų pasako ir kaip tiksliai atlikti tą pratimą, kad nebūtų ar ne, nei traumų, nei kažkokių kitų pasiekmių. Nes daugelis treniruočių pas kitas trenerės tai yra monotonija ar ne, muzika ir tu vedi treniruoti ir darai tai, kaip tau atrodo daryti. Tai vat, Anastasija tikrai labai super, man kaip trenerė labai patiko. Patiko ir būtent audio įrašai, kurie yra palikti tenai, būtent pamokantis įrašai, kur tiek įdomi informacija, kokių produktų tai šiai dienai, tarkim, nevartoti, ką reikėtų pirkti. Tiek vaikams labai įdomu, man, pavyzdžiui, žiūrėjom su vaiku tikrai nuo to video, kaip pažiūrėjom, tai vaikas jau žino, kad jau šitų produktų mes nebevartosim, tiek sudėties ir taip, tikrai daug naudingos informacijos. Šiaip skatinu prisijungti, todėl kad bet kokia atveju kiekviena moteris, manau, nori gražaus kūno, nori mylėti save dar labiau, tai tikrai skatinu jungtis, nes pamatysit, kiek yra daug naudų, papildomas informacijos, kurios tikrai garantuoju dar nežinote, tiek ne audio knygų, tai puikia programa, kuriai kviečiu naudotis, bet kokiu atveju tai nieko tikrai neprarasite, išmoksite galų gale ir gerai praleisti laiką kartu su Anastasija, bei jos vyro, žinoma. Tikrai džiaugiuosi, kad pabandžiau ir tęsiu savo maratoną. Šiuo metu tai jau netgi pokyčius matau. Tai vat, ačiū Jums labai. Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Anastasijos platformos, kurią labai lengva naudotis. Joje yra receptai, sportas, saviugda, kuri neleidžia pasiduoti kiekvieną dieną ir judėti link tikslo. O gražioji Anastasija labai motyvuoja. Žinokit, kad kiekvienas galite pasiekti savo tikslą, tik turite užsispirti. Tai yra labai lengva ir paprasta. Viskas slypi jumise. Po gimdymo visiškai save apleidau, tiesiog sėdėjau ant sofkės ir ėdžiau bet ką. Ta prasme, tiesioginė to žodžio prasme, ėdžiau bet ką, kas papuola po ranka ir galvojau, kad viskas taip gerai, su mama, ką tik po gimdymo. Normalus tas celiulitas, normalus tas trijos, normalus tas pagurklis ir visą kitą. Bet dėja, vieną dieną pamačiau save veidrodį ir supratau, kad čia kažkas ne taip. Taip neturi būti. Visiškai savęs nemylėjau, nebeturėjau jėgų, visiškai sėdėjau ir nieko neveikiau. Ir tada supratau, kad reikia kažką pradėti daryti, kažką veikti, kad pradėčiau iš naujo save mylėti. Ir vieną dieną Instagrame pamačiau, kad Anastasija ieško panelių savo komandą, kurios norėtų pamilti save, pamilti savo kūną ir atrodyti geriau nei atrodom dabar. Supratau, kad tai ženklas ir reikia man pradėti kažką daryti. Viskas labai paprastai, prisijungiau programėlę, ten yra ir sveikų receptų, ir sportas namuose, ir sportas treniruoklių salėje, kadangi aš pradėjau lankytis treniruoklių salę, mokusi pagal jos treniruotas treniruoklių salėje. Viskas labai paprasta, viskas labai aiškiai, Anastasija labai gerai motyvuoja, paprastai, trumpai ir aiškiai viską išpasakoja. Taip pat yra labai daug skanių sveikų receptų. Prieš 2 savaitės aš negalvojau, kad sveikas maistas gali būti toks skanus. Iš tikrųjų, sveikas maistas labai skanus ir labai paprasta viską pasigaminti. Tikrai toj programėlėje viskas labai paprasta. Yra labai daug sveikų receptų, daug treniruočių namuose, daug treniruočių sporto salėje. Anastasija visada mane motyvuoja toliau, jinai nereali. Labai ačiū šiems 2 žmogeliukams, tai Anastasijai ir Vadimui Zizui. Jie padėjo man pamilti save iš naujo ir tikiuosi dar ilgai eisiu jų keliu. Ačiū. Sveiki, esu Brigita ir dalyvauju naujajame Anastasijos ir Vadimo projekte. Tik prisijungus prie programos buvau labai maloniai nustebinta. Kodėl? Todėl, kad aš tikrai nesitikėjau gauti tiek daug motyvuojančios ir išsamios informacijos apie viską nuo A iki Z, ką man reikia žinoti siekiant savo tikslų. Viskas čia yra vienoje vietoje. Man jau nebereikia ieškoti informacijos papildomai internete. Čia yra seminarai, sporto programos, mitybos planai. Tiesiog viskas, ko man reikia. Kalbant apie mitybos planą, norėčiau pasakyti, kad maistas yra labai skanus ir nesudėtingai paruošiamas. Sotus ir visavertis, todėl aš jau nebejaučiu
alkio jausmo ir man po kiekvieno maisto jau tikrai nebereikia griebtis gabalėlio šokolado ar dar kažko skanaus. Suderinusi mitybos planą ir Anastasijos vedamas treniruotės jau pasiekiau savo pirmųjų rezultatų. Išsimatavus per visą kūną apimtis sumažėjo beveik 6 cm, kas man yra tikrai nuostabu ir neįtikėtina. Jaučiuosi puikiai, pilna energijos, motyvuota ir viskas čia tik tai jūsų dėka. Paklausius jūsų visų seminarų ir visos informacijos, ką jūs mums suteikėte, tiesiog aš jaučiuosi, kad galiu kalnus nuversti ir tikiu, kad jau su jumis pasieksiu savo tikslą. Ačiū Jums labai. Iš pradžių galvojau, kad nieko naujo nebus, bus kaip ir visur kitur, nes esu išbandžiusi tikrai ne vieną projektą, bet šis projektas mane labai maloniai nustebino. Pirmiausia, nustebino tuo, kad labai paprasta naudotis. Viskas yra pateikta papunkčiui, viskas yra pateikta vienoje vietoje ir viskas yra labai paprasta. Taip pat labai maloniai nustebino tai, kad yra pateiktas ne tik tai sporto pratimai pateikti, ne tik tai mitybos planas, receptai, bet yra įkeltos audio knygos. Yra daug informacijos apie saviugdą, kas yra labai svarbu, einant šį sveikos gyvensenos kelią. Visi receptai yra greitai ir lengvai pagaminami, paprasti, skanūs. Taip pat labai patiko visi pateikti pratimai. Tik ir laukiu, kada galėsiu treniruotis, tik ir laukiu, kada galėsiu atsiversti ir pasižiūrėti, ką galėčiau skanaus pasigaminti. Tai esu labai patenkinta ir netgi rekomenduoju visom draugiam, kurios manęs paklausia. Sako, tai pagal ką tu dabar čia sportuoji, pagal ką maitiniesi. Tai visos nustemba ir sako, iš tikrųjų taip gali būti, kad vienoje vietoje viskas yra taip lengvai prieinama. Sakau, taip, galite ir jūs išbandyti. Tai rezumuojant viską, tikrai viskas labai patiko ir labai džiaugiuosi prisijungusi. Labai džiaugiuosi prisijungusi prie Anastasijos platformos, kurią labai lengva naudotis. Joje yra receptai, sportas, saviugda, kuri neleidžia pasiduoti kiekvieną dieną ir judėti link tikslo. O gražioji Anastasija labai motyvuoja. Žinokit, kad kiekvienas galite pasiekti savo tikslą, tik turite užsispirti. Tai yra labai lengva ir paprasta. Viskas slypi jumise. Tai platformą naudojuosi jau daugiau negu 2 savaitės ir iš tiesų esu labai patenkinta, ypač dėl to, kad šią aplikaciją, platformą galime labai paprastai naudotis, nereikia labai daug naršyti, labai daug landžioti. Atsidarome platformą ir matome, kas būtent šioje platformoje yra patalpinta. Tai tiek saviugda, tiek yra audio knygos, mitybos skiltis yra, tiek yra 2 atskiros skiltis sportui, tai yra sportas namuose ir sportas būtent su treniruokliais, būtent salėje. Kas mane labai sužavėjo, kad mane būtent šie video labai traukia pačią kaip asmenybę, sportuoti kartu, noriu vis daugiau. Ir tie patys paaiškinimai, kaip atlikti pratimus, yra išties labai paprasti ir suprantami, dėl to nekyla kažkokių papildomų klausimų, nebuvo taip, kad kažkas nepavyktų. Jis yra labai aiškiai pasakyta, kaip reikia daryti, kaip atlikti tą pratimą. Tai iš tiesų man labai patiko. Kas sieja su mitybos planu, tai kas man labai patiko, tai kad yra ne tik tai kažkoks šablonas nupaišytas, kaip tu turėtum valgyti, bet yra labai daug naudingų video patalpinta, kodėl vienaip ar kitaip yra geriau, kokių mums vitaminų mūsų organizmui reikia, kokių medžiagų reikia pasisavinti organizmui. Ir tikrai daug žinių naudingų suteikia, kurie padeda suvokti, dėl ko reikėtų vienaip ar kitaip elgtis. Tai ši platforma mane tikrai sužavėjo ir tikrai rekomenduosiu visiems savo draugams, kad jie išbandytų šią platformą, nes aš tai tikrai labai matau daug naudingos informacijos ir man labai padeda susikoncentruoti. Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti Anastasijos projekte, kuriame labai daug informacijos, skanus meniu, labai maistas greitai paruošiamas, sporto programa pritaikyta palei kiekvieno mūsų norus, motyvacijos daug. Per nepilnas 2 savaitės numečiau jau 2 kilogramus ir po 1,5 centimetrų apimčių sumažėjo. Tai tikiuosi, kad iki vasaros pasieksiu savo norimą svorį. Labai ačiū tau. Ir norėjau šiuo video palikti jums
žinelę, kaip aš esu labai patenkinta už jūsų įdėtą darbą, už apgalvojimą kiekvieno kampelio, kuris turbūt dar net nėra kitose aplikacijose, kuriuose man teko naudoti, tai aš tikrai turiu jūs pagirti beprotiškai už saviugdą ir už prieinamas Vadimo Zizo knygas. Nes tai yra kažkas top, kurio mes neturėjom ir aš manau, jis yra labai reikalingas, bet tikrai aplikacijų, kiek aš esu turėjusi, dar nebuvo būtent apie saviugdą. Tai su šiuo nauju jūsų kūriniu, jūsų projektu mes gauname tikrai ekstra. Ir tas, kas norėtų pabandyti, gali tikrai nuo manęs perduoti, kad tai yra ekstra. Ir niekur kitur to negausit. Ir man labai padėjo, nes aš pradėjau visų pirma su jūsų sportavimu, tai buvo tikrai viskas labai aišku, su treniruotėmis, su video parodymais, visų paaiškinimu, tikrai labai paprasta ir labai yra gera situacija, kad galima pasirinkti sportavimą namuose ir sportavimą salėje. Mano gyvenimo būdui tai yra tiesiog puiku, abu surišti ir pasirinkimas, laisvė kitaip, tai yra labai svarbi. Mitybos planai, receptai, tai yra spalvota, aš taip įsireikščiau, nes būtent su jais jie nėra nuobodus, tai yra pasirinkimas ir tas valgymas mane irgi atvedė ne į nuobodumą, kaip galvot viskas, tu esi tiesiog dietoje, tai yra sveikas, gražus valgymas, pasirinkimai, receptai. Aš turbūt sakyčiau, man tas didžiausias pliusas būtų saviugdos, nes aš radau laiko tai paskaityti, kitaip jaučiausi. Kažkiek per šį laiką bandomai jau pasikeitė mano požiūris į kasdieninius dalykus ir kuriuos aš pradėjau norėti pakeisti. Pamažu, turbūt einant viršteliais, ar seniau nerandat laiko, bet dabar aš į tai pasižiūriu kitaip. Tai būtent ši dalis saviugdos man labai patiko ir aš manyčiau, kad jinai yra man tas viršutinis taškas šios aplikacijos programėlės, kad jis yra tikrai labai geras. O toliau aš tik norėčiau pasakyti, padėkoti už jūsų darbą, nes kiek jūs įdėjot meilės, šilumos, įdirbio ir visko, visą tai atsiliepia ir aš manau, kad tikrai tai pakeis kitų žmonių gyvenimus, požiūrį, tas, kas nori, tikrai jį pasikeis. Tai dar kartelį širdingas ačiū jums ir laukiam toliau sportavimo ir žiūrėsim, kaip bus su rezultatais. Širdingai. Ačiū. Lekiam pasportuot! Šioje platformoje man labai patinka aiškiai išdėliotos kategorijas ir mane labiausiai motyvuojanti skiltis yra mitybos planai, kurie keičiasi, atsiranda nauji produktai su paaiškinimais ir net nesinori nukrypti nuo plano, nes o kas laukia toliau. Dar vienas labai geras dalykas, sportas namuose be jokio inventoriaus ir treniruotė trunka kažkur tik pusvalanduką, tai įsivaizduojat, neskrolini telefone, o pasportuoji, savijauta, kūnas padėkoja tau ir jautiesi tiek fiziškai, tiek emociškai daug geriau. Kiekvienai noriu palinkėti, atrasti, pamilti, priimti save tokią, kokia esi ir tik tada ateis suvokimas, kad norisi keistis, tad žydėk, klestėk ir skleis pačią geriausią energiją. Šis projektas tikrai padėjo mano gyvenime paprasčiau įvesti tiek sportą, tiek sveiką mitybą, kadangi turime viską po ranka. Yra labai patogu iš programėlės pusės keliaujant, kur nors turėti su savimi tiek mitybos pavyzdžius, tiek receptus, tiek sporto programas. Yra tinklapis ir jį gali naudoti taip pat per kompiuterį. Visą tai, kur tau yra patogu. Dar kitas dalykas, kas man labai stipriai patiko, kad yra didelis informacijos kiekis. Tu ne tik ten ateini pasportuoti, pasižiūrėti ten receptų ar dar ką, bet viskas yra labai detaliai ir labai aiškiai parodyta, paaiškinta. Taip pat gali pasižiūrėti daug seminarų, taip pat ir knygų paklausyti. Tobulini ne tik save, ne tik savo emocinę būklę, ne tik savo fizinę būklę, tačiau ir savo psichologinę, ir emocinę, ir meilę savo taip pat augini. Kas labai yra svarbu ir bent jau man, mano daugumai moterų, čia nesijauti prastesnis ir tikrai jauti tą stiprų palaikymą ir nuoširdumą, kadangi atrodo žmogaus nėra šalia, bet visada tave palaikys, visada paskatins, visada padės
net jeigu ir nenaudojant visų programų ar dar ką, bet kada gali kreiptis, visada padės, pagelbės, pataisys. Viskas tikrai detalu, tiek nuo sporto programų ir nekalbu apie gausybę variantų tų programų, kas irgi yra labai gerai, galima rinktis iš bet ko tik nori ir ko nori pasiekti. Tai kaip viskas paaiškinta, parodyta, tu turi žymiai daugiau žinių namuose padaryti viską gerai, negu nepadaryti to iš vis arba padaryti tai blogai. Esu tikrai labai stipriai sužavėta. Ne pirmą kartą jau tenka man naudotis Anastasijos programomis. Kiekvieną kartą lieku labai patenkinta, nes kaip man pačiai, kaip prieš tai galbūt jau paminėjau, kad man reikia šilto žmogaus, kad nemenkintų, nepriverstų jūs kažkaip blogai ir visada tikrai palaikytų, tai to čia tikrai sulauksit. Visada išties pagalbos ranką, visada padės. Man labai patiko tas, kad sportos programos neužtrunka labai ilgai, yra efektyvios, yra smagios, Anastasija puikiai moka motyvuoti ir visada palaikyti juose. Ir informacija taip pat programėliai yra labai stipriai pildoma ir tas yra labai džiugu, nes visada gauni papildomų žinių. Esu visiškai patenkinta savo pasirinkimu ir tikiuosi, kad liksite ir jūs. Nesitikėjau gauti to, ką gavom. Struktūra nustebino, kiek daug yra sudėta į visą turinį, pradedant nuo maisto, visos dienotvarkių, receptų. Pirmą kartą pamačiau, kad gali ir duoda tiek, kiek negaila, nes kai kurie treneriai, tikrai esu išbandžius jų ne vieną, tai duoda labai siaurai, todėl kad kiekvienas už darbą tu nori atlyginti, bet neduoda tiek, kiek duodate jūs. Sporto programa, kurių yra begalė ir pagal kiekvieno norą, ir pagal kiekvieno rūšį, motyvacijos, teorijos, paskatinimo. Tiesiog buvau tikrai labai maloniai nustebinta. Su Anastasija dirbti yra labai smagu, todėl kad jinai labai raminantis žmogus. Paaiškina apie pratimus, parodo jos iš įvairiausių šonų. Ką suteikia šita programa, yra tiesiog wow, kitų žodžių negalėčiau pasakyti. Esu Oksana, man yra 46 metai. Prieš 2 savaitės aš prisijungiau prie bendro vadimo ir Anastasijos projekto. Ir praėjus 2 savaitėm aš noriu trumpai pasidalinti, tai kaip aš jaučiuosi ir ką aš gavau. Tai informacijos tikrai labai daug, tai yra mitybos planai, tai yra sporto planai, yra saviugdos kursai, savivertės, daugybė video. Vadimas ir Anastasija kiekvieną dieną buvo kartu, kiekvieną dieną prisijungus, tai jautėsi palaikymas, didžiulis palaikymas, didžiulė motyvacija. Sportas su Anastasija tikrai labai lengvas, labai paprastas, labai aiškiai viskas išdėstyta ir tikrai tai suteikia daugybę motyvacijos kiekvieną mielą dieną. Aš su mielu noru jungiausi kiekvieną dieną, klausiau video, klausiau patarimų, dariau namų užduotis ir po 2 savaičių aš tikrai jaučiu didžiulius pokyčius savyje. Todėl apie patį projektą, tai yra kažkas tai wow, tai yra nuostabu, tai yra tokio projekto aš nesu niekur mačiusi niekada, kad tiek informacijos būtų vienoj vietoj. Ko aš tikėjausi sporto, tikėjausi mitybos, bet aš gavau kur kas daugiau. Ir aš esu labai laiminga ir su daugybė motyvacijos. Prie šio projekto prisijungiau norėdama pokyčių ir tuo pačiu vedama smalsumą, o kokią informaciją gali suteikti šio projekto metu, kad aš pasiekčiau savo norimų rezultatų. Iš tiesų prisijungusi prie šio projekto likau maloniai nustebinta, kadangi informacijos gavau tikrai labai daug, pradedant mitybos planais, sporto programomis, kurios yra skirtos sportuoti tiek namuose, tiek sporto salėse ir tuo pačiu gauta prieiga prie saviugdos seminarų, kurie man asmeniškai tai buvo tarsi naujovė ir tikrai labai traukiantis dalykas.
Kalbant apie informacijos prieinamumą, tai galiu pasakyti, kad yra tikrai labai patogu naudotis, nes visada viską turi po ranka. Kaip pavyzdys, prisijungusi per telefono aplikaciją, tu gali pasižiūrėti, kokiųgi produktų reikės tau sekančios dienos mitybai, ar išvykus bet kur, bet kada, galiu prisijungti ir turint laisvo laiko pasportuoti. Turbūt vienas iš mane asmeniškai neraminusių dalykų buvo motivacija. Kėliau vis klausimą, ar man pakaks tos motivacijos, kad pasiekčiau tų savo norimų rezultatų. Ir iš tiesų galiu pasakyti, kad tos motivacijos tiesiog neįmanoma pamesti, kadangi nuolatinis nuoširdus Anastasijos bendravimas, nuolatinė pagalba ir tuo pačiu sportavimas kartu treniruočių metu tau neleidžia tos motivacijos tiesiog pamesti. Aš jau kaip juokiausi kitiems, sakiau, kad Anastasija yra tarsi tos motivacijos varikliukas. Tad kiekvienai, kuri nori pasiekti pokyčio, labai rekomenduoju prisijungti prie šio projekto. Moving forward.